Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir turiu pripažinti, kad šiandien yra vienas iš malonesnių metų epizodų, kadangi, kaip jau čia šiais metais dažnai sakau, nauji veidai, bet šiuo atveju ne tik nauji veidai, bet ir kaip sakoma, džiuginantis veidai. Tai pristatau Dangis Valaitis, sveiki Dangi. Sveiki. Dabar matyt aptarsim, kas jis toks yra, žodžiu, nes ne visi, kaip sakoma, matyt, kurie žemės ūkyje nemirksta žino, tai Dotnova Baltic vykdantysis direktorius, bet man asmeniškai tai yra vaikystės draugas, žodžiu. Tai žmogus su 40 daugiau metų ūkininkavimo patirties, sakėm, pakalbėsim apie tai, koks yra Lietuvoje stovis žemės ūkio, tai apie visą tai pakalbėsim. Gal dar kažką apie save, tasme, kad žmonės, žinai, tokį backgroundą, tipo tavo legenda, kaip tu atėjai į žemės ūkį, žodžiu, pradedam matyti nuo to, kad būtų aiškiau, žinai. Manau. Tai pirmiausia, sveiki visi, sveikas Evinai dar kartą. Ir jeigu kalbant apie mane, tai mano istorija yra, aš esu inžinierius. Tu esi pavyzdinis Lietuvos ūkininkas. Ūkininkas esu šiandien dieną jau šeimos mūsų ūkis, brolis tą valdo, bet aš irgi taip pat buvau ir jaunasis ūkininkas ir toliau ūkyje aktyviai dalyvauju, bet jeigu taip imti, tai aš save laikau tuo žmogum, kuris dega mūsų žemės ūkiu. Aš žemės ūkyje kaifuoju, aš esu inžinierius, aš dirbu su technika, mūsų įmonė atstovauja pasaulyje populiariausius brandus žemės ūkio technikos, tai vat Case IH, Kverneland, jeigu paklausi, kas yra geriausias plūgas, tai tikrai gausi atsakymą Kverneland kompanija. Tai čia žinojimai. Patraukčiau per danį dabar konkurentų gerų neminėsi. Neminėkim. Bet iš tikrųjų, tai mano istorija gyvenimo tokia yra, kad gimiau ir užaugau kaime, nuo pat pradžių mačiau tą žemės ūkį dar iki laisvos Lietuvos, nes kadangi tėtis darbavosi tuo metu... Davai, papasako, ką prisimeni iš 88 metų ūkininkavimo? Ką prisimenu? Tada prisimenu, kai kartu važiuodavom su tėčiu kartu su Gazelka. Jisai buvo irgi lygiai taip pat inžinierius, kuris aptarnaudavo visą žemės ūkio techniką, o aš vasarą ką veikia vaikai, ne? Tai važinėja su tėvais, kaip ir šiandien galime pamatyti, kažkas važiuoja su sunkvežimiais į Europą su savo vaikais, ne? Nėra kur jų palikti. Tai aš važinėdavau kartu su Gazelka, remontuodavom tuos pačius. Būkim Dangi atviri, tais laikais vaikai buvo toksai labor force, žodžiu, nedirbi, nes negauni rykščių ir neturi free time, dėl to buvai įdarbintas anksti. Tai faktas, tikrai prisimenam runkelių ravėjimus ir kitus darbus tuo metinį laikotarpiu. Bet aišku, viskas labai greitai keitėsi, turėjom laisvą Lietuvos pradžią, tada prasidėjo ūkininkavimas mano tėčio, aš aišku visada pagalbo ir panašiai, baigiau Žemės ūkio universitetą ir Žemės ūkio technikos inžinierius. Ir pagal profesiją iš karto pradėjau darbuotis mechanikų inžinierium ir taip toliau, ir išaugau, kaip sakoma, mačiau daug ko, Iki Sisuto išaugai? Išaugau tuo, ko aš esu šiandien, aukščiausio lygio vadovas, kuris gali daryti įtaką Lietuvo žemės ūkiui, nes mano gyvenimo tikslas yra, kad ir mūsų kompanijos, netgi šiandien dienai vienas iš pagrindinių vertybių, atnešti pridėtinę vertę Lietuvos ir Latvijos, Estijos šiandien jau dienai mes darbuojamės žemdirbiams su technika, techniniais sprendimais ar bet kokia kita įranga, kad ūkis dirbtų ekonomiškiau, našiau ir galėtų generuoti didesnį pelną. Jeigu mūsų ūkiai generuoja didesnį pelną, jie automatiškai prisideda prie mūsų valstybės mokesčių sistemos, prisideda prie jos augimo. Ir turbūt jau mes vėl nukrypstam ne tik apie mane, bet apie... Aš jau dabar noriu stabdyti, jau kaip sakoma, duotą follow-up, bet dar leisiu tau pabaigai. Tai jeigu taip nukrypstant, iš kur ta pridėtinė vertė, kodėl aš tuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad mes pridedam tą pridėtinę vertę su naujais sprendimais, su naujom technologijom. Lietuva, būdama pakankamai maža valstybė, yra viena iš 5 daugiausiai Europoje eksportuojančių kviečių šalių. Bet klausyk, mes šiaip tai, mes aš kaip prisimenu ir dabar kartais pašneku su provincijos gyventojais, tai, jie sako, kad pas mus būtų kaip Norvegijoje, kaip Vokietijoje, ten
Nu, aš visai suprantu, kad, matyti, žinai, būdamas tam tikrose terpėse, sluoksniuose, tu nesusilieji su kitom terpėm ir kartais nesuvoki, kokiam lygiai yra Lietuva. Ir tas mes kalbam apie ūkininkus, tai matyti, tie ūkininkai Lietuvoje negali dėti lygybės ženklo. Yra ten tie mažiausi, kurie ten kažką krybina, vidutiniai, ir po to yra tie didžiausi, kurie, matyt, ir konkuruoja su bet kuria Europos valstybė. Tai kaip mes atrodome Europoje, jeigu taip žiūrinti tą mūsų elitinį ūkininkų, žodžiu, ratą? Tai mūsų pagrindinis augimas iš tikrųjų įvyko, sakykime, su ES įstojimu. Tai čia pikti liežuviai sakytų, o tai gavot dotacijų, tai atsigavot. Visi taip sakytų, bet tos dotacijos ir buvo skirtos pakeisti mūsų žemės ūkį. Nes jeigu mes paimsime 91 metus, kaip pavyzdys, neimkime, sakykime, tarpukario, kur buvo Lietuva irgi labai, labai aukštai žemės ūkyje. Nes jeigu tarpukarį paimsim, Lietuva buvo irgi viena iš didžiausių eksportuotojų visam regione, turėjo koncentruotą irgi grūdų eksportą, pieno eksportą, ir UK buvo pagrindinis produktas ant tikriausiai, manau, ir karalienės stalo ir visų kitų ponų, lietuviška kiauliena, kaip delikatesas ir kaip labiausiai vertinamas kokybiškas produktas. Čia geras, galvau, sakysi, koks sviestas ar pienas, o pasirodo net kiauliena. Jo, tai sviestas pienas tikrai buvo labai didelėje apimty, nes kas buvo padaryta tarpukariu 22 metais, kada buvo išdalinta visiems ūkininkams privatus ūkis, panaikinta dvarai, panaikinti. Kažkam skausmas, kažkas kažką prarado, bet buvo didžiulė reforma, kuri leido Lietuvos žemės ūkiui augti va taip. Ir buvo sukurti kooperatyvai, didžiausi kooperatyvai, pieno kooperatyvas, grūdų kooperatyvas ir mėsos, kurie supirkinėdavo, tiekdavo tas pačias trąšas ūkininkams ir panašiai, ir viskas važiavo į priekį, vykdė eksportą, tarptautiniai visi, ta prasme, ministrai tam ir dirbo, kad mes galėtume daugiau eksportuoti, kad mes būtume lygyje. Tada žemės ūkis sudarė, man atrodo, nesuklysiu, bet apie 80% visų mūsų eksporto. Nuo to, matyt, laiko dar yra likęs mitas, kad mes esam tipo agrarinė valstybė, nors šiandien jau, matyt, taip būtų sunku pasakyti tiesiai šviesiai. Faktas. Bet jeigu mes paimsim tuos laikus, didžioji dalis visų valstybių buvo agrarinės. Atsirado, aišku, industrija, prasidėjo, viskas augo, bet tikrai dar pradžia buvo vis tiek, daug šalių buvo labai agrarinės. Dabar turbūt imkim vis tiek tą 91-osius tuos metus, kurie keitėsi visa vėl struktūra, iš kolektyvinių ūkių viskas vėl išsiskirstė į nuosavybės ir panašiai. Bet klausy, tas laikotarpis nuo 90-ųjų iki 2004, kol įstojom, žodžiu, jeigu apie jį taip trumpai, kas ten tokio esminio vyko tada? Ar tai buvo žemės ūkio laukiniai vakarai, ar tu kažkaip kitaip tą laikotarpį apibūdintum? Turbūt buvo labiau, galimybių metas, kur... Tai Wild Wild West, jo. Jo, ir galima ir taip iš dalies sakyti, bet jeigu tu turėjai noro ir toliau tą veiklą vystyti, tai tikrai galėjai gauti ir didesnių plotų. Gerai, paklausiu kitaip, pavyzdžiui, nes ten miestuose mes žinom, kad ten buvo visokia organizuotas nusikalstamumas, mafija, ten reketas panašiai. Ar buvo provincijoje, kad atvažiuoja pas tave ten kokie nors ūkininkai mafijozai ir sako, mes dabar norim šito žemės ploto, greitai pasirašai, žodžiu, arba baigsis jokai? Tuo momentu niekam nereikėjo to žemės. Visiškai. Tuo momentu žemės ūkis buvo tokioj situacijoje, kur grūdų eksporto praktiškai nevykdėm arba vykdėm labai minimaliai. Nebuvo tų rinkų, kur tu galėjai uždirbti normaliai. Galėjai uždirbti, jeigu tu augini kiaulę ir parduodi į turgų, grūdus parduodi į turgų ir panašiai, bet tas nėra masinis, tai nėra variklis ir tai nėra verslas. Šiandien dienai mes apie žemės ūkį galime kalbėti kaip apie verslą. Aišku, yra polarizacija, apie tai pakalbėsim toliau, bet jeigu tos 90 metais, tai tikrai buvo galimybė, tu galėjai laisvai išsinuomoti žemės ir didžiąją dalim, kaip sakai, tokiam kriminaliniam kažkokiam pasauliui, tas žemės ūkis visiškai buvo neįdomus, nes jisai buvo nepelningas, Kodėl aš užklausiau, nes žinai, aš kartais irgi paklausau vieną ausim, ką kalba žmonės provincijoje, tai sako, kad organizuotas nusikalstamumas, kai legalizavosi, susipirko daug įdomių dalykų Lietuvoje, tame tarpe ir žemės ūkio bendrovių. Kažkiek buvo, kažkiek to nekomentuosiu, tikrai yra visko, bet per tą laikotarpį, sakykime, vis tiek tas 90-ieji buvo tokia labiau galimybių, kada
pasikeitė vėl struktūra, va tas pats kaip ir tarpukariu, pasikeitė visiškai struktūra ir kiekvienas ūkininkas, kuris norėjo augti, jis galėjo augti, bet tai buvo sudėtinga. Bet valstybės paramos buvo minimaliai arba nieko nebuvo. Nieko, tikrai nebuvo nei krypties, nei matymo ir panašiai, bet atsirado kompanijos, kurios pradėjo importuoti iš Europos, sakykime, sėklas, kas labai svarbu, žemės ūkyje viskas prasideda nuo sėklos. Jeigu tu turi kokybišką sėklą, viską turėsi ir kokybišką rezultatą. Aš galvoju, pasakysi, nuo dirvos prasideda viskas. Faktas, be dirvos nieko nebus, bet ta sėkla vis tiek yra toksai visko pradžia, tu ją padėjai ir gauni rezultatą. Tai vat, pirmieji importai sėklų atsirado ir susidūrė su tuo klausimu, kad Danas deklaruoja, galima kulti 8 tonas kviečių. Čia pas mus pasėjo, prikulė tas pačias 3-4 ir kur problema. Ir aišku, problema buvo technikoje, agrariniai visoje, sakykime, technologijoje. Mes neturėjome kokybiškos technikos įdirbti dirvai, neturėjom kokybiškų sėjamosios, kuri pasėtų sėklą tam tikram gylyje, tam tikru atstumu ir panašiai. Ir be precizikos, be tos kokybės, tu niekada rezultato negausi. Tai tada prasidėjo... Čia į menininkų daržą dėjai, žodžiu. Kiekvienas turi savo sritį. Žemės ūkis irgi iš dalies menas, galima sakyti. Na, žinai, žemės ūkiai ten yra tie, kurie toj laukiniai dirboje viską ten sumeta ir tas sako, va čia best thing, žinai. bet žemės ūkyje visi mėgstam fotografuotis prie rapsų laukų, geltonų, gražių. Ir tai irgi menas. Vienareikšmiškai, aš tai draugiškai, žinai. Okay, tai žodžiu, precizika. Žodžiu, atsirado kažkokia technologijos. Mes įgavom techniką padaryti darbus kokybiškai. Našesnė technika, kokybiškesnė technika, kurią nereikėjo kiekvieną dieną remontuoti, išvažiuoji į lauką ir tau nulūžo pusė plūgo ir važiuoji atgal dieną ten virinį ir panašiai. Tas buvo tradiciškai visada to sudėtingoj, sakykime, ir nekokybiškoj technikoj. Esi suvirinęs, ne vieną. Tai svarkiai ir kūris yra pagrindiniai produktai, žinai, žemės ūkyje tuo metu buvo. Tai tas laikotarpis tikrai buvo įdomus ir kas norėjo, galėjo augti ir Klausyk, ar yra kas nors iš to laikmečio, kas sugebėjo ir sekančiam po to etape, apie kurį pakalbėsim, prisitaikyti ir išlikę brandai, kurių nesuvalgė, kurie užaugo. Apie ūkius kalbant. Ar tai ūkius, ar tai, sakykime, bendrovės, kurios pradėjo ten inovacijas, sėklas ar techniką, ar kažką kitą. Ar yra kažkas, kas išliko iš 90-ųjų? Išliko, nes dalis ūkių nebuvo, sakykime, išskaidyti. Kai kurie ūkiai liko, jie ir iki šiandien egzistuoja ir pakankamai sėkmingai ėjo. Bet vis tiek didžioji dauguma buvo tas persiskirstimas. Gavau 3 hektarus, kaimynas turi 3 hektarus, iš jo čia nuomojosi ar nusiperku ir panašiai ir taip į priekį augu. Tai yra didžioji dauguma vis tiek išlikusių tų bendrovių, kurios išliko, nes jos paskui buvo perpirktos. Ramūno tėvo bendrovė, žodžiu, matyti viena iš didesnių. Ir Ramūnų, ir kitų tikrai yra tų žymių bendrovių, kurios vėliau, sakykime, buvo tiesiog privatizuotos, įgytos privataus verslo ar panašiai. Ir yra ūkių, bet tikrai labai nedaug ūkių nuo to 90-ų grinai, kurie įsikūrė. Yra keletas, bet procentas, paimsim turbūt gal, aš nežinau, procentas 2-3 nuo visų tuo metu įkurtų ūkių, kurie šiandienai sėkmingai toliau vystosi ir auga. Žodžiu, ne visi taip dinastiškai sugebėjo perimti tas, žodžiu, skirtingas epochas. Buvo sudėtingų laikotarpių, buvo tikrai nuostolingų metų, kur tu tiesiog pagalvodavai, kad gal geriau man eiti dirbti į gamyklą, arba tiesiog geriau gal verslą pradėti, importuoti automobilius ar kažką panašaus. Suvalkietiškas verslas buvo tavo, žinom, traliukai. Gerai, ar kada Lietuvoje, pavyzdžiui, atsirado toks dalykas kaip žemės ūkio draudimas? Čia jisai buvo nuo 90-ųjų ar visgi nuo kokių 2000-ųjų, kada jisai atėjo į trasą? Tikriausiai nenoriu sumeluoti, reikėtų pasitikrinti, pasigūglinti, bet atsiradęs jisai yra apie kokią 10 metų tik tai. Tikrai neilgas laikotarpis. Tai žodžiu, sausros ir kiti dalykai buvo kaip stichinės jau baisus dalykas. Tikrai tai buvo tiesiog stichiniai nelaimiai, kurią arba valstybė parėmė arba ne, arba tu iškritai žaidimą.
Tai apsidrausti tuo laikotarpiu turbūt būtų net niekas ir nesidraudė, nes ir šiandien dienai dar nėra didžioji dalis ūkininkų apsidraudę. Mes Lietuvoje turbūt turim, nenoriu sumeluoti, bet 30 gal kokią 20% viso ploto tik tai apdrausta. Labai minimaliai. Nes kaip ir visi draudimai, tai yra investicija, o ūkiai visą laiką skaičiuoja kaštus ir ūkininkai pasimeldžia, eina į bažnytėlę, kad viskas būtų gerai. Bet ne visą laiką taip gaunas. Ne visą laiką pavyksta su pagrindiniu agraru, žodžiu, susitarti. Deja. Tai įžengiam į tuos 2004-uosius. Kas vyksta, žodžiu? Čia jau panašus momentas, kai jau, dar gal panašiai tokiu metu pradėjai savo jau matyt asmeninę karjerą kaip ūkininkas. Panašiai. Tuo metu aš pradėjau darbuotis, universitetą baiginėjau, kaip tik buvo universitetą baiginėjau ir ūkininkavimas mano, ir darbas tada viskas kartu ir tikrai mačiau nuo A iki Z, kaip kito tie ūkiai. Ir ES įstojimas į ES mums davė, aišku, dalį tų išmokų, kažkokią dalį ant hektarų, kurios buvo minimaliai, bet esmė buvo tas, kad buvo visos investicijos nukreiptos ūkių modernizavimui. Tai daug kas sako, čia išleidom pinigus technikai ir panašiai, bet tas žingsnis padarė labai didelį proveržį, vėlgi, taip kaip 90 metais, jeigu mes imsim, vienas žmogus galėdavo dirbti 20-40 hektarų. Šiandien dienai, po visų tų modernizavimo investicijų, Lietuvoje vienas darbuotojas gali apdirbti 150-250 hektarų. Tai yra beveik 4-5 kartus daugiau. Jeigu paimsim tarpukarį, tai suprantam, kad vienas žmogus su 2 žirgais, arkliais, nedarbiniais galėjo apdirbti 10 gal hektarų. Klausybė, jau maudėm, kokiais 38 jau traktoriuką kokį turėjo, galvokišką vienas kitas, žodžiu, elitinis ūkininkas. Galėjo turėti, bet tikrai dar minimaliai. Tai žodžiu, gerai, bet tu sakai, atėjo pagalba, atėjo investicijos, atėjo kažkokia kryptis iš Europos. Ar kiekvienas ūkininkas, kuris norėjo ir turėjo energijos dirbti, galėjo atsinaujinti savo techniką, ar visgi ten buvo kažkokie sudėtingi labirintai ir panašiai? Nebuvo paprasta. Tikrai nebuvo paprasta, tu vis tiek turėjai, kas turbūt tuo laikotarpiu visada buvo iššūkis žemės ūkyje apskaita, buhalterinė apskaita, nes jeigu jau tu eini į paramą ir įsipareigoji, tu turi labai aiškiai parodyti, kad aš naudosiuosi parama, kaip pavyzdys, pirksiu kombainą, pirksiu traktorių ar kažkuria kitą technikos vienetą. Tai mano ūkis, jo pelningumas per 5 metus pasikeis iš tokio skaičiaus į tokį procentaliai, jo plotas galbūt išaugs iš tokio. Čia Excelė, tai nesunku pakoreguoti tos dalykus. Bet žinom, dėja ūkininkai vis tiek, paprastesni žmonės, turim pripažinti, ypač tuo laikotarpiu buvo sudėtinga su apskaitom ir suprasti, kad čia reikės dar kažkokias formas pildyti ir sutikim, kad didžioji dalis ūkininkų labai atsargiai tai žvėrė. Ir rizikavo ne visi. Rizikavo tik tai tie jau didesnėje, kurie labiau išprusę, sakykime, daugiau informacijos valdo galbūt, bet didžioji masė ūkių tai tiesiog atsisakinėdavo. Sako, nereikia man jokios paramos, žiūrėkit, aš čia niekam neįsipareigosiu, o jeigu aš nepadarysiu, tai reiks grąžinti. Nes taip yra. Tai tos rizikos daug ūkių nenorėjo ir jie praleido tą pirmąją bangą. Tai tie, kas pasinaudojo pirmosiom bangom, jie šiandien dieną yra vieni stipriausių ir didžiausių ūkių Lietuvoje. Ar tavo pačiam teko ten sudalyvauti šitame pasinaudojime? Kažkokie? Pirmajam tai ne. Pirmajam ne. Mūsų ūkis nedalyvavo, šeimos ūkis mes nedalyvavom, kažkaip tai ten, turbūt tuo momentu dar nebuvom tokioj skaliai. Tiesiog tai buvo mūsų dar per mažas ūkis, kad galėtum pasinaudoti, nes pasinaudoti, kaip ir sakau, turi šiek tiek vis tiek turėti tam tikrą ūkio dydį, kad jau finansai būtų ir panašiai. Bet kas tais laikais buvo? 100 hektarų jau kažkoks, 1500, kiek žodžiu? 100. Aš sakyčiau, tuo metu nuo 100 jau galėjai galvoti. Nes tuo metu ypač buvo jau išvystytas neblogai eksportas, prasidėjo nemažas kiekis rapsų eksporto, tai galėjai jau naują kultūrą auginti, ką mes buvom pripratę kviečiai, rugiai ir miežiai. Praktiškai tos pagrindinės 3 kultūros. O tai jeigu bulvės augininės skaitai ūkininkas? Tai tu esi daržovininkas, ne? Nuo lauko iki stalo. Tu esi nuo lauko iki stalo, nes tu veži tada į turgų ir miestietis perka bulvę ir valgo.
Tai nori pasakyti, nėra jokių bulvininkų, kurie tasme yra jau skalėje ir... Yra. Ja. Šiandien dienai yra. Šiandien dienai tikrai pokytis yra. Tai vat nuo tų 2.4 iki šiandien dienai mes, aš dar kaip dabar atsimenu, ten tais pačiais, sakykime, 20, dar tais pačiais 2.15, daugelis kompanijų, tų, kurios, sakykime, importuoja žemės ūkio techniką, importuoja sėklas ar kitus, sakykime, produktus žemdirbiams, žemdirbius veždavosi į Europą pažiūrėti. Į Vokietiją, į Daniją, Olandiją ir visas kitas šalis, kaip ten ūkininkaujama, kokia yra visa agrosektorius, kaip laukuose dirbama, kokia technika dirbama, kaip skaičiuojama, ar ūkininkas pats turi technikos parką, ar ūkininkas viską nuomojasi. Technika nuomojasi arba, pavyzdžiui, paslaugą atvažiuoja jam suarė, pasėja, nupjauna ir panašiai. Ir labai daug įvairių modelių matė Europoje, nes jeigu paimsim Vokietiją, vakarų Vokietiją, ten yra susiformavę maži šeimos ūkiai, kurie nepajėgus investuoti į našę didelę techniką ir jie dažniausiai naudojasi paslaugomis. Tai jie turi vieną traktoriuką, kuriuo ten kažką tai gali apsidirbti minimaliai, bet jeigu reikia paruošti, pavyzdžiui, pašarus gyvuliams silosą, ką šiandien dienai visi daro, tai jisai samdo paslaugą, kuri atvažiuoja, traktorius nupjauna, sugrebia, supresuoja ir tau padeda prie tavo tvartukų ir tu savo tenais toliau melži savo karvytes. Arba jeigu tu augini ten 50 hektarų kviečių, tai tu negali nusipirkti našaus kombaino ant tokio ploto. Net ne našaus negali nusipirkti dažniausiai. Tai tada tu samdai paslaugą ir viskas okei. Tai vat tie modeliai vakarų Vokietijoje tikrai tokie yra. O pas mus kokie modeliai yra įsigyvendino? Tai Lietuviai nemėgsta paslaugų pirkti, žodžiu, savo turėti reikia. Tikrai pradžia visi nuo tų, sakykime, kolektyvinių ūkių, visi norėjo turėti savo. Be jokių kalbų, ne, čia mano, nes jeigu kažkam kitam duosiu, tai sugadins, ar ten panašiai, tai tikrai tas yra lietuvio kraujyje, bet augant dabar šiandien dienai mes visai pasikeitę. Jeigu va toj pirmoji bangoje, tai buvo daug investicijų į savo ir tada ūkis galėjo plėstis, nes tiesiog turėjai našesnę techniką, vėl daugiau hektarų apdirbi, natūraliai tu gali vystyti ir augti. Šiandien dienai ūkiai jau skaičiuoja, ar tikrai man reikia pirkti kombainą, galbūt išsinuomoti. Pas mane atvažiuos nukuls 500 hektarų, paslaugą, kaip pavyzdys, ir nuvažiuos pas kaimyną dar nukuls 500 hektarų, nes tiesiog tada matematika geresnė. Gerai, kad taip suvokti žmonėm, kurie yra toli, nusipirki, pavyzdžiui, geras kombainas. Kiek jis kainuoja? Kiek tau reikės asmeninių lėšų įdėti, kiek tu gali pasimti iš banko, iš valstybės ir per kiek laiko jis tau atsipirks. Kad taip suprast maždaug tokį dalyką. Jo, tai vidutinė kaina šiandien dienos kombaino yra grubiai apie 400 eurų plus PVM, tai pusė milijono. Tasme 400 000 eurų, naujas, plus PVM. Taip. Tai toksai kombainas galėtų apdirbti... Čia du Lamborghini. Tikrai taip. Ir toksai kombainas galėtų apdirbti apie, tuos pačius 400 hektarų. Gal daugiau. Jo vieno užtektų. Jo. Tai jo atsipirkimas dažniausiai yra tokia technika įsigyjama lizingu per 5 metus. Su likutinė, tai patys didžiausi ūkiai, kurie maksimaliai išnaudoja. Didesnis ūkis, aš kaip sakau, yra toks jau stambesnis, ten 1000 hektarų ir daugiau, tai greičiausiai tą kombainą apkraus iki tiek, kad jis per sezoną nukuls kokius galbūt 500 hektarų, gal 600 hektarų. Mažesnis ūkis, kuris ten turi 300 hektarų, jisai ir nukuls tuos 300 hektarų ir greičiausiai nenuvažiuos daugiau kažkur tai kitur, nes javapjūtė tikrai yra įtemptas laikotarpis, tu negali dairytis ir ten dažniausiai stengiasi savo kokybiško ir laiku nusiimti produktą, kad turėti didesnės pajamas, nes tiesiog kokybė irgi nuo kokybės priklauso, kiek bus mokama už tą grūdą. Tai gerai, tai žodžiu, kiek tu turi padėti ant stalo kaip ūkininkas ar kaip bendrovė už vieną kombainą, kad tu gautum tą, žodžiu, leasingą?
5 metams, sakai, su likutinė vertė. Tai kiek tu dėdi? 50 tūkstančių ant stalo? Grubiai po 50 tūkstančių kasmet. Ir po 5 metų likutinėje kokia plius minus? Nu, pusė kainos, grubiai. Pusė Nu, kainos. 40%, sakykime, ne? O ką dažniausiai po to daro su juo? Nuperka ar Du nuperka? variantai priklauso, jeigu ūkis per tuos 5 metus paaugo, ne, ir jau jam riba yra su tuo kombainu ir jisai mato, kad reikia jam našesnio, ne, ar naujos technologijos kokios nors atėjo, tai dažniausiai jisai parduoda atpirkimą įmonė, kuri tiekia žemės ūkio techniką, kaip mes, vat, pavyzdžiui. Ir tada įsigyja brangesnį, našesnį, naujesnį. Ne? Arba jisai, jeigu mato, neišnaudojo per tą laikotarpį ir tas kombainas dar jam puikiai, ta prasme, susidoroja su jo plotu esamu ir panašiai, jis neturi galimybės plėstis, nes tikrai turim regionų, kur ūkiai negali jau plėstis. Pavyzdžiui, Kėdainių regione paaugti iš 200 iki 300 neįmanoma. Tiesiog jau yra ūkiai susiformavę, tu greičiausiai to nepadarysi, nebent kažkas tai vyksta, situacija kokia nors. Suvalkijoje irgi sunkiau. Žemaitijoje tikrai dar yra visos galimybės. Nu, bet ten žemės prastesnės. Taip. Nu gerai, bet dar išsunkiant kombaino temą. Kiek tu, pusę lemo kombainas beveik 50 padėjai, kiek tu per mėnesį ar per metus turi mokėti, žodžiu, nu, per mėnesį matyti, leasingas eina, žodžiu, mėnesinės įmokos ar metinės? Ūkininkam galima ir ketvirtinis, pusmetinis ir metinis gali būti, nes jeigu tu esi... Kiek jis sumoka per tuos 4-5 metus, kol jis jį išperka, žodžiu, kas mėnesį? Tai čia reikia konkretų jau pavyzdį paimti, ta prasme, leasingą, bet grubiai, jeigu va tokį kombainą mes pasiliekam tą likutinę apie 40%, vis tiek pradinis kokią 10%, va tą 50 įmokė ir metinis vis tiek bus apie 40 tūkstančių grubiai kažkur tai suksis. Tai čia... Tu jau negali būti smulkus, žodžiu, kad galėtum sau leisti sumokėti. Čia ir turi jau būti toksai... Bet jis sakai, 300 hektarų jau gali sau leisti nusipirkti tokią techniką. Kažkur tai plius minus. Priklauso irgi, kuriam tu lygiai esi. Ne? Ar tu turėjai prieš tai kombainą, ar tu nuomovaisi kombainą. Jeigu tu kažkokį turėjai kombainą, kaip pavyzdys, ne? Kurį gali parduoti technikos pardavėjui kaip pradinį užstatą. Nu, gali būti pavyzdys kombainas, kuris atperkamas. 10 nivų tu atveži su imka. Deja, nivos visos šiandien dienai tik tai važiuoja į metalų laužą ir niekur kitur. Pasik, aš dar žinau netgi, kur viena stovi ir dirba. Yra, tikrai yra ūkių. Jeigu apie ūkių struktūrą, ne, šiek tiek, manau, turbūt kiekvienam žiūrovui yra įdomu, nes matom, tų ūkių yra įvairiausių, kalbam apie ūkius, kurie, kaip sakom, dirba su labai nauja technika ir moderne, bet yra ūkių, kurie dirba tik su naudota technika, dirba su tom pačiom dar nivom ir panašiai. Arba su šiam 9 ten traktoriuką turi, žodžiu. Yra ir tokių. Bet vat, procentaliai labai aiškiai iš tikrųjų pasimato ūkių struktūra. Jeigu mes paimsime, Lietuvoje vat, pagamina kviečių, pavyzdžiui, apie 6 milijonus, 7 milijonus tonų. Tai per metus. Per metus. Priklausomai nuo sezono. Čia Lietuva kaip visi ūkiai. Čia tik Lietuva, jo. Čia tik Lietuva. Tai apie 50% yra pagaminama ūkiuose iki 100 hektarų. Nuo 100 iki tų 300 pagaminama dar koksai 30%. Ir tik 20% pagaminama pačiuose didžiausiuose virš 500. Tai klausyti, dar čia vienimos, jungimo, supirkimo galimybės didžiulės. Taip. Tikrai turim daug ūkių, kurie dabar ir vis dar visai konsoliduojasi ir ypač šitas laikotarpis, šie metai yra tokie sunkesni ir turbūt jie dar nepalengvės, nes turbūt lygiai taip pat kaip kuras pabrango bet kuriam važiuojančiam automobiliu ir degalinėje skaičiuojam. Tai kuro sąnaudos ūkyje yra pakankamai didelė dedamoji. Elektrokombainų nėra, ja? Deja, ne. Dar ne. Elektriniai geriausio atveju šiandien dienai galima pasiūlyti apie 100 arklių traktorius, bet 100 arklių traktorių šiandien dienai jau nebe traktorius. Jeigu mes prieš 20 metų buvo daugiausia parduodama 120 arklių traktorių, paskui antras pagal populiarumą 150, nu ir ten 300 jau būdavo retenybė. Tai šiandien dienai labiausiai parduodami traktoriai Lietuvoje yra 200 arklių ir 400.
Nes tiesiog ūkių struktūra pasikeitė ir paklausa, ir profesionalumas. Tai vad, jeigu kalbant apie tą mūsų produkciją ir ūkių struktūrą, kaip sakau, tokia jinai įdomi. Galima labai įdomus yra palyginimas su Latviais ir Estais, ypač Estais. Estijoje ūkiuose iki 100 hektarų pagaminama 5% kviečių. O pas mus 50. Taip. Didieji ūkiai, kurie yra virš tų 400-500 hektarų, pagamina Estijoje apie 50-60%. Žodžiu, jie žemės ūkį kaip verslą pradėjo anksčiau. Pas juos buvo kitokia ūkio politika nuo 91. Nepaleido tų bendrovių, kurios buvo, sakykime, kooperatyviniai ūkiai, nepaleido išsidalinti. Šliferio neišnešioja. Taip. Tai buvo visai kita politika ir jie išlaikė tą struktūrizaciją ir tada automatiškai tie ūkiai buvo stipresni ir ypač Estai didžiuojasi tuo, kad jie yra numeris 1 pienininkystėje Europoje. Šiandien dienai Estijos vidutiniškai iš vienos karvės primelžiamo pieno kiekis aplenkė Danus. Paskutinius 2 metus jie yra kietesni už Danus. Neįtikėtina, Tikrai, tas, ką galima pasiekti su technologijom. Tai kaip sakau, jeigu prieš 20 metų mes važiavom į Europą pasižiūrėti, kaip ten jie daro viską. Tai dabar pas Estus atvažiuoja ir pas mus, ja? Ir pas Estus, ir pas mus. O mes kurioje nors kategorijoje esam tarp lyderių? Tai lietuviai tikrai yra numeris 1 kviečių produkcijoje, nesulyginamai. Nu, bet čia mūsų numeris 1 produkcija, bet jeigu žiūrint, pavyzdžiui, mūsų našumą, kaip mes atrodom, tarkim, tų pačių Olandų, ten Belgų, žodžiu, Norvegų, Danų, whatever, žodžiu, UK, kas ten dar. Jo. Jeigu imsim tuos moderniausius ūkius, aš vis tiek, turim lyginti, suprantam, tenais jau 100 metų tas žemės ūkis, kuris vystėsi ir panašiai. Tai jeigu imsim mūsų moderniausius ūkius ir tuos pačius Danijos moderniausius, Vokietijos moderniausius, tai mes kartais galbūt lenkiam, kartais kai kur atsiliekam dėl kviečių, pavyzdžiui, derlingumo, ne? Bet jeigu eisim į pieną, primildžius iš vienos karvės, mes esam net šiek tiek aukščiau galbūt. Tai, žodžiu, kviečiai yra dėl, kaip tu mane švietėjai prieš tai, žodžiu, dėl žemės derlingumo, kurio mes neturim, žodžiu. Taip, pas mus kas pasidarė, ne, mūsų derlingą į sluoksnį, kai ėjo ledynai, nustūmė į Ukrainą. Šitas galėtų kaip sloganas būti. bet taip ir atrodo, nes mes visgi turim tą tik tai derlingą į sluoksnį nuo 10, kai kuriuose regionuose turbūt, gal net tiek nėra, kituose regionuose iki gal 30 cm grubiai. O jie turi 2 metrus. Ukrainiečiai 2 metrus, vokiečiai 1,5 m ir yra labai įdomi technologija. Pavyzdžiui, mes, aišku, dabar einam visi į riminę. Tiesioginėse jie čia tokios visai kiti dalykai, kaip plūgas nebereikalingas šiandien dienai, sakykime, ne? Nes tai leidžia išsaugoti anglies kiekį dirvožemėje ir didinti jo derlingumą. Tai šiek tiek kita technologija. Bet įdomus dalykas tas, kad jeigu taip imsim kolardavom, ir dabar yra ūkių, kurie aria, tai irgi viena iš technologijų, kurios yra atliekamos, tai aria mes ir tą derlingą yra apverčiama. Nes principas yra, kad tu apversai sluoksnį ir iš apačios gautai tą derlingą, kuris pailsėjo, kaip pavyzdys, o tas, kurį tu panaudojai, žemyną leidai. Pakvėpuodami. Taip. Tai Vokietijoje, to pačioje Ukrainoje ir daugelį kitų šalių, Rumunija ta pati irgi turi tas technologijas, jie naudoja giluminį arimą. Kada arima, metras beveik, metrų sluoksnis, kai tikrai tą, kur išnaudoja viršutinį sluoksnį, ten tuos 30 cm, atverti tą, kuris ten stovėjo prieš 100 metų ir 500 metų ir vėl net rešęs gali varyti sekančius 30 metų. Tai tokių technologijų yra, bet mes jų negalim taikyti. Tai šiandien dienai, sakau, mūsų tie... Klausyk, negalima atsivežti kokią dar sluoksnio 50 cm, išpirkti iš Ukrainos. Ne, reikia jį užsiauginti. Galima jį užsiauginti. Iš tikrųjų, teisingai sudėliojus augalų kaitą, neriminės visos technologijos, leidžiant biologijai augti, ne, mažinant... Kiek galima maksimaliai per metus užauginti? Plius minus kažką iš lempos. Vis tiek nieks
Matai, šiandien dienai labai paprasta ChatGPT pasitikrinti, daug negali supranti, spekuliuoti, bet labai paprastas pavyzdys. Jeigu 0,5 milimetro užauginsi, tai tu jau esi profesionalus ūkininkas. Žodžiu, tas 50 cm ilgai auginsim. Labai. Ja, tai. Nu, okei, tai kokios tos technologijos dar, žodžiu, įsiveržė? Čia, mes kartais pakalbam, kad matyt, tarp kiečiausių Lietuvos dronistų reiktų laikyti žemdirbius didelius, žodžiu. Kokios tos pažangios technologijos, traktorių visi įsivaizduojam ten, žinai, taip jis aišku kitoks. Tai matėm Vilniuje. Jo, matėm Vilniuje. Bet žinai, ten nėra didelės egzotikos, ar ten koks nors galiūnas 90, žinai, ar šiuolaikinis traktorius, jis vis tiek panašus, žinai, skiriasi, bet... Ratai, variklis ir transmisija. Būtent. O kas tokio inovatyvesnio atėjo žemės ūkį su žodžiu pas mus? Tai turbūt tas, kaip ir kalbėjom, 2004 metų, čia buvo didžiausias augimas iki tų 2020, tai mechanizacijos augime, ne? Daugiau arklių, platesni padargai ir čia mes gavom didesnį našumą. Ir tikslumas atėjo šiek tiek, dirvos dirbimo gylio ir panašių dalykų. Tikrai labai daug išaugo, nes šitas buvo į mechanizaciją visgi nukreipta. Tada prasidėjo jau tikslumo technologija. Ir tikslumo technologija arba išmaniosios technologijos, galim sakyti, irgi eina ir į tuos pačius traktorius, pavyzdžiui, automatinis vairavimas. Traktorius šiandien dienai gali... Robotas, žodžiu. Pilnas robotas, bet dėl saugumo reikalavimų, kurio ES yra prisirašius pilnus paragrafus, negalim... Turi būti vairuotojas, kuris gali miegoti 3 valandas. Taip. Tai mes turim traktoriai, kurie susidalina lauką, kas 6 metrai dėl darbinio pločio, galų laukiai apsisuka, išsikelia padargą, apsisukęs vėl nuleido ir toliau šniuriuoja ir dirba visą lauką. Tai pilna automatizacija šiandien dienai yra. Kaip ir sakau, Tesla laukiam vis dar atvažiuojančios tos Teslos iki mūsų, bet neatvažiuoja. Tai traktorius jau gali atvažiuoti ir grįžti atgal namo. Jeigu kas norit, Dangis jums praves ekskursiją. Tikrai mielai kviečiu užsukti pas mus į ofisą, mes turim platų parką ir galim parodyti nuo A iki Z. Tai traktoriuose išėjom į skaitmenizaciją automatiniai vairavimai. Tada labai svarbus turbūt akcentas, mes prieš tai irgi kalbėjom apie augalų apsaugos priemonės, ką visi galvojam. Dabar papasakosi, kokius chemikalus mes valgom, ja? Taip, visi galvojam, kam purškiam, ir ar ne per daug purškiam ir panašiai. Tai, kaip minėjau, augalų apsaugos priemonės yra tikrai brangi investicija ir kiekvienas ūkis labai skaičiuoja, ar purkšti ar ne, ar pataupyti, ar, sakykime, mažinti normą kažkiek, ar dirbti labai tiksliai. Tai, kad dirbti labai tiksliai, tu turi vėlgi turėti labai našią ir tikslę techniką. Tai kaip pavyzdys, visi purkštuvai, ne visi, nes vis tiek visokių yra, bet moderniausi purkštuvai šiandien dienai Lietuvoje ir Pabaltyje, jie dirba pagal purškimo žemėlapius. Tai pirmiausia, ūkininkas norėdamas dirbti tiksliai, pereiti į tikslų žemdirbystę, pasidaro dirvožemio mėginius. Žino, kiek yra tam tikrų elementų ir panašiai. Tai aišku, tręšimą, pradėkime nuo tręšimo ir tada pasėjęs jau javus, jis turi žemėlapį labai aiškiai, kad šitam kvadrate, kaip pavyzdys, yra daugiau azoto, šitam kvadrate yra mažiau azoto. Ir jeigu aš tręšiu azotiniam trąšom, tai tam, kuriam daugiau, aš sumažinu normą iki 90, iki 80%, tam, kuriam yra mažiau, aš padidinu iki 120%. Ir taip išlyginu visą lauko struktūrą. Su azotu, tai jau grinai augantiems augalams, kalis, fosforas, tie dalykai, kurie jau yra įtakojantis grinai bendram kokybei. Ir labai tos technologijos leidžia, tau leidžia iki 1 metro, kvadratinio metro tikslumu padėti tą trąšą, kur reikia. O klausyk, kas liečia mėginius ir tyrimus, ar yra kažkokie institutai, kur tu turi vežti žemės mėginius, ar tu jau turi savo robotą, kur įsidėjai grumstą tau ir jis pasako, kiek ten ko yra?
Šiandien dienai laboratorija vis tiek yra pats tiksliausias dalykas. Yra šiek tiek startupų, kurie siūlė, sakykime, kastuvą, įsmeigė kastuvą, čia tik tai greitai sumatuoja, viskas į debesį. Tas startupas buvo pristatytas prieš kokius 5-6 metus, bet šiandien dienai bankrutavęs, nes dėja tikslumas nesuveikė kaip norėjau. Kur buvo problema? Tikslumas. Tasme, kastuvė nebuvo sensorių pakankamai. Buvo, bet nesugebėjo atitikti laboratorijos tyrimų rezultatų. Tai šiandien dienai visi mėginiai, kurie yra surenkami, važiuoja į laboratorijas, grįžta atsakymas labai tikslus pagal žemėlapius, paruoštas žemėlapis skaitmeninis. Tikrai ne žemėlapis rankose. Nevaikštai po lauką su žemėlapiu. Skaitmeninis žemėlapis, tu jį į sistemą integravai ir tavo barstytuvas arba purkštuvas žinot, kiek purkšti, kurioje vietoje purkšti ir panašiai. Tai vat precizija. Žodžiu, beveik kaip tam filme Interstellar, žodžiu, kur tenais tas pagrindinis veikėjas, ūkininkas ten, žodžiu. Ten su teisinga technika šiaip ir dirba. Su teisinga, ja? Supratau. Tai link tos pusės tikrai eina, ir yra autonominiai jau robotiniai sprendimai, ne vienas ir ne du. Yra, kurie specifiniai, pavyzdžiui, vien tik tai purškimui. Vynuogynai, kiti, sakykime, riešutai ir panašios kultūros sodai, purškimo robotai labai daug purškia. Ten tiesiog reikia apsaugoti, nes visi mes norim gražų raudoną obuolį valgyti, o ne rauplėtą ir susiglamžyti. Klausyk, mes visi norim genetiškai sveiką, nemodifikuotą, be nitrato. Ne, tai mes palietėm šitą temą dėl tos kokybės, kokį mes maistą valgom. Tai Europos Sąjungoje mes valgom vieną saugiausių maistų turbūt visam pasaulyje. Nes biurokratai ten jau saugo mus nuo visų nereikalingų medžiagų, ja? Tikrai taip, mes turim labai griežtus reikalavimus, kiek galim trešti, kiek galim purkšti, patikros, ta prasme, produkto paskui vėliau yra, jeigu tu tik tai viršiji tave, tiesiog tavo produkcijos nesupirkinės. Kitas dalykas, sakau, iš tos ekonominės pusės, šiandien dienai ūkiuose uždirbamas pelnas prie tokios grūdų kainos, kurią dabar turim, ūkiai neuždirba pelno, visiškai. Jeigu jie išeis į nulio, tai yra labai gerai. Bet dalis, kurie prasimetė su investicijom ar panašiais dalykais, bus žemiau pelningumo. Žodžiu, marža yra labai maža šito verslo. Taip. Ir čia reikia labai... Ar čia yra kažkoks lietuviška problema šito marža, europietiška, ar čia visam pasaulyje ūkininkai maržos negali pasigirti ant 10%? Čia yra pasaulinis dalykas ir globalizacijos pasekmė. Kadangi mes konkuruojam su Rusijos grūdais, su tos pačios Ukrainos grūdais. Bet jiegi ten kažkaip ne visai mūsų rinkai yra įleidžiami pagal sertifikatus. Tengi Lenkai buvo užvetavę tą visą reikalą. Jie į mūsų neįleidžia, bet esmė, kad jie įeina į mūsų pagrindinės eksporto rinkas. Afrika, Middle East. Tai yra mūsų pagrindinės, kur važiuoja lietuviški kviečiai ir kiti produktai. Gerai, o tai tas... Ne Europoje auginamos kultūros, ten kas, ten jie trešia kažkaip žiauriai daug, žodžiu, ar genetiškai modifikuoja, kaip jie, ar tiesiog, kaip sakė, geras dirvožėmis, kur ten yra problema. Pavyzdžiui, kokios Rumunija ir Ukraina, palyginkim, matyti dirvožėmiai panašus. Šiek tiek. Kur ten, ta prasme, kodėl vieni uždirba daugiau, kiti mažiau? Tai pagrindinis dalykas, turbūt prieš tai tavo minėtas, yra Wild Wild West. Atvejais. Augalų apsaugos priemonės visiškai nekontroliuojamos arba net ir jeigu dokumentai kažkur kontroliuojamos, niekas nekontroliuoja. Kodėl, pavyzdžiui, Vengrijoje, man atrodo, Vengrijoje, lygtais, yra didžiausias proveržis Europoje dronų prekyboje. Jie parduoda per metus apie 100-150 dronų, nors su dronu Europos Sąjungoje draudžiama purkšti. Draudžiama naudoti augalų apsaugos priemonės. Tai galėtai kokį nors šventą vandenį papurkšti arba bakterijas arba ekologiškas trąšas. Tai Vengrijoje nors tai draudžiama, bet nieks nekontroliuoja. Gerai, bet tai apšvies, kodėl yra draudžiama purkšti iš drono? Tai jie atrodo taip patogu, žodžiu, apskraidėjai savo ūkį tenais, susipurškiai su agrodronu didžiuliu. Kur ta problema yra? Problema yra... Ar šitų traktorių gamintojai sako, this is bad idea? Ne, mes vėl atsirėmėm į tikslumą.
Nes, ką minėjau, mums reikia precizikos, kad kiekvienas, ta prasme, lašas, kur mes jį duodam, ten ir patektų, ne? Kad nepatektų į vandens telkinius. Nu, bet tai klausyk, droną gali skraidinti, o ten, nežinau, metro aukštyje, žodžiu, ir jis viską ten neištaškys. Metro aukštyje negali, dronas skrenda 4 metrų aukštyje minimum, nes jos rautas yra taip einantis ir yra ratu, žinai, pasiskirstantis. Tada, kada tu esi 4 metrų aukštyje, tu niekada neturėsi tokios precizikos, yra vėjo nupūtimas. Čia aišku, dabar drono atstovas mane kirviu kapotų ir... Ne, bet tai čia, o tai ką gauna, tarkim, tie patys vengrai, jie greičiau nusipurškia, daugiau nusipurškia? Ne, čia yra šiaip specifiniai sąlygos. Ne? Labai apsimoka droną turėti, jeigu tu turi purkšti kalvotose vietovėse, ypač laituose. Ne? Su traktorium ten tikrai sudėtinga tą padaryti, dronas tau išsprendžia. Ten kažkokius, sakykime, sodus, ne, prapurkšti irgi, ten juos numaina, ten jau irgi paprasčiau ir panašiai. Bet ypač naudojama yra kalvotose vietovėse, tada labai populiarus. Dideli ūkiai perka Vengrijoje ir toj pačioj Ukrainoje, kad vietoj to, kad savaeigis purkštuvas, kuris yra ženkliai tikslesnis, ženkliai našesnis, mes darėm beje drono ir savaeigio purkštuvo lenktynes prieš 2 metus, man atrodo. Tai spėkas laimėjo. Taigi tu traktorių brendo atstovas. Bet tu žinai, kad aš dronus pardavinėjau. Nežinau, nu, bet dabar taip, mes pardavinėjom. Sidekickas, žodžiu. Pardavinėjom klientam irgi dronų sistemas, nes kaip ir sakiau, aš visada ieškau inovacijų ir sprendimų ūkiams. Tai jeigu ūkiui jis reikalingas, mes jį galim pasiūlyti ir padėti pasirinkti. Nes kartais tikrai, jeigu tu turi 20 hektarų, dronas geriau apsipurkšti tenais. Tiesiog pigiau. Neįkasi normalus purkštuvą, ja? Nu taip, nes nusipirksi tik tai kažkokį ten lenkišką pakabinamą, kuris neturi jokių technologijų. Tai savaeigis tikrai našiau, bet dronas tau duoda universalumo. Ne? Kažkur tai per kliūtis lengviau apskrendi, nereikia ten operatoriui. Bet tai, jeigu teisingai suprantu, ES draudžia dėl to, kad tarša. Pagrindinis dalykas, pagrindinė sąlyga, kad nėra tikslumo. Negalime užtikrinti, kad nebus drifto, nes driftas yra didžiausias kirtis bet kokiam purkštuvui. Dėl to negalima purkšti prie didesnio vėjo, dėl to negalima purkšti prie tam tikrų sąlygų, kurios netitinka. Ne? Tai dronai yra ir juos sukontroliuoti nėra paprasta. Tai čia yra tokia vieta, kur kontrolės mechanizmas ir užtikrina, kad mes gauname tą kokybę. Kokybišką tuos pačius grūdus, duoną mes valgom tikrai labai saugią, kokybišką mėsą, kur pas mus ribojami antibiotikai, ribojami įvairūs GMO paveikti, sakykime, arba išvystyti produktai maisto, sakykime, gyvuliams, yra naudojami ir panašiai. Tai žiūrėk, grįžtant prie to pavyzdžių, kad mūsų potencialios rinkos yra užtvindomos rusiškom ar ten ukrainietiškom, tarkim, kultūrom. Tai jų savikaina gerokai mažesnė, dėl to jie dempinguoja kainą. Savikaina gaunasi geresnė iš kelių aspektų. Vienas dalykas - mažiau trąšų, nes dirvožėmis, sakykime, geresnis. Kitas dalykas - masto ekonomika. Rusijos stepėse ir visur kitur ten tiesiog yra didžiuliai laukai, derlingumas nors ir mažas, bet tiesiog mažiausiais kaštais pasėjama, mažiausiais kaštais nuimama. Nėra investicijų į saugojimų, pavyzdžiui, bokštus ir sistemas, kas pas mus iš karto grūdai tu palika lauke. Jeigu tu nuvažiuosi į Rusiją, tu pamatysim prie lauko, kurį jie vadinasi narveliais netgi laukus. Laukas narvelis, jisai yra apie kokią 10 000 hektarų. Kur Lietuvoje vidutinis ūkis šiandien dieną yra apie 300 hektarų. Tai toks vienas čia laukas. Ir tada to lauko kampe arba vidury dažniausiai yra didelis kaupas supilamas. Grūdų kalnas, žodžiu. Grūdų kalnas. Ir jisai stovi, jisai sudygsta, pasidaro pluta 10 cm ir lietui toliau lyjant jisai nesiskverbia, nubėga. O tada, kada jau reikia afrikiečiam išvežti, atpjauna kampą, žinai, dangtį atidengia ir viduje grūdas yra geras. Tai visai kitokios technologijos. Ekoūkis skamba kaip ekoūkis. Gal kažkiek tai, bet nėra kontroliuojama iš tikrųjų nei trąšų kiekis, nei kokias jie naudoja. Nėra kontroliuojama, kokius augalų apsaugos priemonės, chemikalus, pesticidus jie naudoja. Niekas to negali pasakyti, jie tikrai naudoja juos tokius, kurių ES negalima.
Negalima dėl žmonių sveikatos, saugumo ir visų kitų dalykų. Supratau, tai dar pasakoju vieną žiauriai įdomų dalyką, kas buvo man neįtikėtina, kad mes esam proveržio valstybė, kas liečia genetinius dalykus ūkininkavime. Tai apšviesk, pasirodo Lietuva čia beveik Nobelį gavom, žodžiu, prieš keletą metų. Tikrai taip. Čia ir žemės ūkis, ir ne tik žemės ūkis aktualu, genų modifikavimo technologija. CRISP vadinama technologija, kada galima iš tam tikro augalo geno iškirpti kenksmingą geną ir tiesiog turėti jau ne genetiškai modifikuotą augalą, bet sekančios generacijos arba geresnį augalą. Kaip labai geras pavyzdys. Čia kaip pasakai, kad, žodžiu, tai, ką padarytum natūraliai kryžmindamas per 10-15 metų, gali padaryti va taip, ja? Taip, tas ir yra. Mes turim ES standartinę selekciją vadinamą. Tai selekcija yra tikrai labai ilgas ir sudėtingas procesas ir mokslas, kada mokslininkai augina tam tikras kultūras ir jas kartu kryžmina, daugina tarpusavėje, kad išvesti naują veislę kažkokią, kurią būtų atspari. Pirmiausia, tai turbūt derlingesnė visi norim, kad būtų, tada būtų atspari gal kokiai nors lygai, miltlygiai, tada išgulimui atsparus stipresnis stiebas ir panašiai. Tai CRISP technologija, kur profesorius Šikšnius ją ir pristatė ir jo tyrimasis visas darbas buvo ir kaip ir kalbėjome, kad 2000... Jisai 12 publikavo savo darbą, o 20-ais jį apkniso, žodžiu, ir davė Nobelį kažkokiam dviem ūkininkėm iš, kaip ten, varlių valgytojų šalies, žodžiu. Tai va, tikrai gaila, bet Nobelio negavom, bet technologija vis tiek yra pas mus Lietuvoje. Lietuvoje turime profesoriaus ir jo komandos toliau vedamą kompaniją, kuri pasauliniu mastu padeda įvairiausioms kompanijoms, kurios augina pasėlius, augina, ta prasme, gyvūnus ir panašiai. Ir galimai augina ne tik pasėlius ir gyvūnus, bet ir Jasonus Bournus kepa, žodžiu, genus tvarkydami. Šito mes neturime faktų, kolega. Galimai, aš sakau. Tai yra tikrai didelis laimėjimas, kad šioje srityje mes esame lyderiaujanti, daug nekalbam apie tai, bet darom darbą. Čia, aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, buvau negirdėjęs apie tokį dalyką, tai, blin. Taip, aš manau, reikia tikrai kalbėti ir tuo didžiuotis, nes turim kuo didžiuotis. Tai grįžtant apie tą technologiją genų, tai, kaip sakom, pagreitinam procesą, kas šiandien yra labai aktualu, nes matom, gamtos sąlygos kinta. Mes turim nenori prie jų prisitaikyti. Prie aukštesnių temperatūrų, kad neprarastume derlingumo kviečių ar kitų kultūrų, prie vėl kažkokių kataklizmų didesnios drėgmės, kai šiais metais. Tiesiog reikia keisti kultūras, kurios vėlgi duotų didesnį derlių, nes šiandien dienai bado lygtais nejaučiam. Visi patenkinti, viskas labai gerai, sandėliai pilni, bet patys suprantam, kad jeigu tik prisidarė Hormūzo sąsiauris, grūdų kaina pakilo jau 7% ir dar ir toliau kyla. Nes tiesiog visi supranta, kad jeigu tik tai sustoja tiekimas iš Ukrainos ir Rusijos, automatiškai viskas pasidaro deficitas maisto produktų. Tai čia kaip ir pliusas Europai. Tarsi šitas stygius. Tikrai taip, Europos ūkininkams yra pliusas, nes tada galima subalansuoti kaštus. Čia tas brangimas, ką aš kalbėjau, kaštų brangimas kuro dedančioji, tai yra labai maža dedančioji, kuri sudaro ten gal 10% bendram tavo kaštų lenteliai auginime, bet labai didelę dalį sudaro trąšos ir augalų apsaugos priemonės. Čia, ir aišku, darbuotojai ir technika. Be jokių klausimų. Tai kaip pavyzdys, per 5 metį technika pabrango plus 50%. Automobiliuose irgi labai panašiai, sakyčiau. Jeigu tai paimsim vidutinį automobilį, tam... Gerai, o kiek, padidėjo pelnai, jeigu tai palyginant? Už produkciją šiandien dienai ūkininkai gauna lygiai tą patį, ką gavo prieš 10 metų. O technika 50% brangesnė? Per 5 metus. Technika, trąšos dvigubai brangesnės. Tai kaip jie išgyvena? Tai išgyvenimas yra tik tai tas, kuris ūkis investavo į našumą,
Susimažino darbuotojų skaičių, kaip minėjau, kiek gali vienas darbuotojas apdirbti, kuris perėjo į tikslumą, pradėjo dirbti pagal žemėlapius ir netrešė tiesiog, kad kaip anksčiau būdavo, 200 kg trąšų į hektarą. Ne, dabar trešiasi taip, kad jeigu reikia 120, tai ir 120 mes duodam, o ne 200, nes tiesiog tai buvo įprasta. Ir tas leidžia tada taupyti kaštus, o derlių vis tiek pasiekti maksimalų. Nes irgi tu purški, purkštuvai, kaip ką minėjau, žemėlapiai čia vienas levelis. Antras levelis yra kameros. Vaizdo kameros dabar tik ateidinėja, jų nėra dar daug, bet pavyzdžiui mes pirmąjį purkštuvą su vaizdo 3D kamerom, kurios fiksuoja piktžoles, pristatėm prieš 5 metus lygiai. Ta prasme, kamera identifikuoja, kur pikta žolė ir taip. Tau sako, šitą reikia Ir ji nesako, jinai padaro. Tu su purkštuvu važiuoji 15 km greičiu, tai yra toks normalus darbinis greitis, 36 metrai užgrėbis, stovi kameros kas 5 metrai ir tokiu greičiu važiuojant purkštuvas spėja šaudyti. Ta prasme, identifikuoja ir nukenksmina. Taip, identifikuoja, kokio dydžio yra piktžolė, jeigu mažesnį mažiau purkščių, jeigu didesnį daugiau purkščių ir spėja dar nupurkšti. Važiuojant 15 km greičiu. Taip. O tarkim, tie greičiai, kaip jie pasikeitė, kiek anksčiau buvo, tarkim, 5 važiavo? Grubiai standartinis turbūt 7 km, sakyčiau, būdavo standartinis purškimo greitis, nes tiesiog technologijos neleisdavo visos ten tos lasdos kilnojasi, į žemę atrankusi ir panašiai. Ir laukai, aišku, neleisdavo, laukai buvo nelygus taip toliau. Šiandien dienai mes jau turim tikrai laukai išlyginti, agrokultūra to yra pasiekta labai aukšta, bet technologinis lygis, kaip aš sakau, pas mus dar to pritaikomumo nėra taip daug, kameros tik prasideda. Bet kas labiausiai naudoja, tai jas naudoja pavyzdžiui Australija. Australijoje jie naudoja tokią technologiją, kad nukūliau kviečius ir žemės visiškai nejudinu. Pas mus tai suskutam, paruošiam nesekančiam sėjimui ir panašiai. O tai ką, jie daro bulves sumeta į tanus? Jie tiesiog palieka, kad neišgarinti drėgmės. Nes ta prasme, jei tu pajudinsi, tu tiesiog prarasi drėgmę ir iki sėjo sezono, o tau sėja ten pavyzdžiui už 3 mėnesių, tai tu tiesiog turi pralaukti tą laiką. Per tą laukimo laiką sudygsta dalis piktžolių ir tu tada su purkštuvu turi važiuoti per visą lauką ir iki tol purkšdavo pilnai, tuos 200 litrų, kaip sakiau, į hektarą. Ir purškė. Čia vandens 200 litrų į hektarą, sakykime, augalų apsaugos priemonės tai bus, ten 3 litrai kokie į hektarą, jeigu toks santykį, taip imant. Ir automatiškai susiskaičiuojam, kiek tu ir vandens to pačio išlaistai, kiek tu su tuo purkštuvu užtrukai, nes ypač laikas skaičiuojasi, kiek tu kol užpildai purkštuvą. Purkštuvas yra, sakykime, 5 kubų, jo užpildymo laikas yra ten 3 minutės, purškimo laikas... Čia klausyk, 3 minutės beveik kaip pit stopas, žodžiu, čia puikiai. Panašiai. Tai purškimo laikas 20 minučių, grubiai, ir tu jau gali būti padaręs darbą. Ir kada perėjau į kamerų technologiją, tada jau pradėjau purkšti tik tai, kur yra piktžolė. Tai Australijoje jie labiausiai tą benefitą gauna, nes nesuskaičiuoja, kiek sustojimų užpilti vandens pamažėja, kiek iš viso vandens privežimų sumažėja ir tų pačių, aišku, augalų apsaugos priemonių sumažėja. Tai ten taupimai vandens, pavyzdžiui, yra apie 90%, augalų apsaugos priemonių iki 90 net 6% ir panašiai. Ir laiko sutaupimas yra tokie skaičiai, kurie automatiškai keičia visą tavo matematiką. Tai ES jau tos kameros irgi atsiradinėja ir jas pritaikinėja. Tai žinai, ES dar reguliavimas bus, kas su ta pačia kamera, ir piktžolę stebėti, ir vairuotoją, ar jisai gamtos neteršia, žinai. Čia kaip dabar nori įdiegti naujus reikalavimus, čia aišku juokauju. Bet tai klausyk, maržos mažos. Reguliuojam save smarkiai, kas aišku suprantama, duodam produktą pakankamai kokybišką Europoje, matyt, galbūt ir kokybiškiausią pasaulyje, gal kokie Japonai ar kas ten, nebent Koreja. Sutikim, tikrai Japonai yra. Pietų Koreja galbūt, visi kiti matyt vis tiek atsilieka nuo. Bet žiūrint iš verslo pusės,
Tai norėtųsi eiti iš tokių reguliuojamų rinkų į nereguliuojamas, ten kalti pinigus ir panašiai. Tai... Kur pas mus, kurią rinką nereguliuojama skaitote? Nu, paminėjai dvi valstybės, tarkim, žinai, matyt, daug kas laukia, kas bus po karo, žinai, kokį tenais bus galima nugriebti verslą ir vienoje ir kitoje pusėje, ta prasme. Turbūt galimybių vėl kažkoks langas atsivers, ne? Kur verslas normalu, kad galvoja apie tas galimybės, bet jeigu mes vertinsim, kad ES, sakykime, pradėsim integruoti labiau Ukrainą į ES. Nu tai jiem bus šakės, jie pakils jų ten savikainos ir jie, tarsi civilizuoti, ta prasme. Bet tas užtruks ilgai. Kitas dalykas, jie... Mūsų integravo per kiek laiko? 10 metų. Ne, bet tai mes aišku maži, bet galbūt ir pažangesnės technologijos dabar greičiau. Bet Ukraina irgi yra įdomi šalis, kadangi ji turi irgi labai didelių ūkių. Jeigu minėjau, pavyzdžiui, pas mus Lietuvoje didžiausias ūkis būtų šiandien dienai apie 30 000 hektarų. Ne? Tai ten vidutinio ūkio toks dydis. Tai ten didieji ūkiai, tos korporacijos vadinamos, jie turi 500-700 tūkstančių hektarų. O žiūrėk, čia tie gandai, kad ten supirkta ta žemė Ukrainoje, ten, kad valdo ten Black Rockai ir visi kiti didžiuliai fondai tarptautiniai. Ar ten, žodžiu, sava chebra dar vis išlaiko verslus? Tikrai yra tie didžiosios korporacijos, kurias miniu, ne, tie didieji kooperatyvai tokie 500-700 tūkstančių hektarų. Jie yra ukrainietiški ar galbūt net ir kitų šalių, sakykime, bet didžiąją dalim vietiniai verslininkai. Ir jie dirba pačias derlingiausias dirvožėmis, nes Ukraina irgi poliari, ne, turi, kaip ir Lietuvoje, turim centrinę Lietuvą. Ne, tai manau, kad ten kur Voliniai, ten, žodžiu, prastesnis derlius negu ten kažkur tai pietų, žinai, Ukrainoje. Jo, pagrindas Ukrainos irgi yra čia kaip Kijevas ir į apačią, ta prasme, sakykime, derlingiausias regionas, rytai yra kalnakasyba. Ne, visi žinom anglis ir visi kiti materialai. O vakarai kova su Lenkais. Ir apie virš Kijevo turim ten pelkynus tokius. Tai yra tas derlingiausias visgi po Kijevo žemiau. Tai tas likęs Ukrainai. Ir jeigu mes pradėsim juos integruoti, tai mes jokių būdų nesukonkuruosim su produkcija. Bet turbūt reikėtų galvoti... Ar čia yra viena iš priežasčių, kodėl nenori jų priimti į ES? Tikrai taip, Lenkų matom pasipriešinimą, ne? Kai tik pradėjo važiuoti grūdai, nors turėjau tranzitų važiuoti, bet visi... Lenkai sako, kad jie kažkur ten perkrauna, žodžiu, ten... Taip turbūt ir yra. Kažkiek matyti yra, žodžiu, bet čia yra verslo konkurencija, kaip suprantu, pagrindinis dalykas. Jo, tai jeigu mes norim, sakykime, kad mūsų žemės ūkis klestėtų, sakykime, ir gamintų tą produktą, tik ES vis dar to nepasako tiesiogiai, kas čia mūsų laukia. Šiaip turėtų ES, kaip ir matom, daugelį sričių darosi tokia ekonominė sala. Ne? Užsidarom nuo kinietiškų elektromobilių, čia savo patys gaminamės. Kur mes ten gaminam tos pasalę? Gaminam kažkiek tai, bet čia turi būti politinis sprendimas, ne? Kaip pavyzdžiui, jei paimsim Šveicarijos pavyzdį. Šveicarija nėra ES narė. Šveicarijoje ūkininkų ekonomika yra vienas iš sėkmingiausių verslų, sakykime. Nes tiesiog maisto produktai yra pakankamai parduotuvėje ir visur kitur aukšta kaina, bet automatiškai yra ir aukšta kokybė. Kokybė dar turbūt grįžčiau. Ir jie neįleidžia nieko iš aplinkinių, žodžiu, iš išorės. Taip, ir jeigu kas nors nori importuoti maisto produktus į Šveicariją, tada susimokės labai nemažą importo mokestį. Ir jie tą daro reguliariai. Jeigu, sakykime, šiandien dienai prasidėjo žalių daržovių grunte auginamo, sakykime, salotų sezonas, tada automatiškai importo mokesčiai salotoms iš Ispanijos ar bet kurios kitos šalies yra padidinami plus 50%. Ir tada vietiniam ūkiui vėl ekonomika visa veikia puikiai. Bet mes Lietuvoje taip negalim padaryti, ispanam, nes mes esam, žodžiu, mes galim už ES ribų kažką tai reguliuoti, bet viduje nieko negalim. Tikrai ne. Tai, žodžiu,
jeigu taip sukonkretinti, tu sakai, kad ES nepasako, kad teks užsidaryti, kad teks, žodžiu, riboti, tasme, iš trečiųjų šalių atvykstančius dalykus. Jeigu mes paimsime jau faktus, paimsim faktus, kas darosi Olandijoje, Danijoje, tokiuose išsivyščiusiuose toliau šalyse, vis tiek jie daugiau pažengia bet kurioje srityje, sakykime, mūsų ekonomika šiek tiek dar atsilieka. Neskaitant pieno primilžę, ja? Teisingai. Bet įdomus dalykas, ką mes matom, kad pavyzdžiui Danija turi dirbamos žemės plotą yra grubiai apie 2,7 milijono. Ir jie... Bet tai čia nemažai procentaliai ar mes 3 milijonus turim Lietuvoje. Okay. Tai mes šiek tiek dar didesni. Ir jie pasakė, šiais metais, 26 metais, visi žemės plotai esantys 20 km aplink pajūrį ir upes yra nedirbami. Ir tai gavosi 400 hektarų. Tai praktiškai 5% viso ploto dirbamo žemės. Tiesiog bus pievos, parkai ir panašiai. Olandijoje lygiai taip pat dėl... Tai jie patys save kerpa? Olandijoje lygiai taip pat dėl per didelio galvijų skaičiaus 1 hektarui, nes tikrai Olandija, Belgija yra labai intensyvus žemės ūkis. Tai nori pasakyti, ten žalieji uždraudė, nes per daug atrajoja galvijai, tasme ten azotai kyla. Labai panašiai dėl srutų problemos. Jos yra tokia problema, kad jie negali jos įterpti į dirvožemį ir eksportuoja į Vokietiją. Į Vokietiją važiuoja turbūt kasdien 100 trakų ir veža tik tai srutas vokiečiam. Tai... Ką jis tam srutom daro? Trešia laukus. Aš galvoju, imigrantus trešia. bet supranti, kad jos Olandijoje jau neįmanoma, nes Olandijoje 1 hektarui bus grubiai turbūt apie kokią 20 gal karvių skaičiuosis. Lietuvoje mes turim 1 karvę 10 hektarų. Žodžiu, mūsų karvė dar kol kas negali permišti, kad per daug nebus. Tikrai ne. Ir ypač einant į tai, kad šiandien dienai labai populiarėja ta integruota ir žiedinė ekonomika. Šiaip ūkiai eina ir tą tvarumo linkme laikosi visų reikalavimų, dėl ko sakau, kad maistas pas mus tikrai labai saugus, bet ir netgi tokios technologijos kaip biojėgainės. Biojėgainėse mes mėšlą ir srutas. Verdam srutas ten ar kažką. Mėšlą ir srutas mes rauginam, gaunam metaną, atiduodam į vamzdį, dujas turim vietoj to, kad iš kažkur tai pirkti, kur neturėtume pirkti, ir panašiai. Turim savo pasigamintas dujas, o perdirbtas produktas, kuris buvo, sakykime, pakankamai vis tiek srutos yra toksai, lakus produktas. Jeigu tu jį nelaiku įterpsi į dirvą, tu gali jo turėti nutekėjimą į gruntinius vandenis ir panašiai. Jeigu tu padarei per biojėgainę prasukai, jisai yra jau tada stabilus ir biologiškai dar aktyvesnis ir panašiai. Tai to pavyzdžio daugėja ir lietuviai žengia labai greitai į priekį. Turbūt matei visai neseniai paleista didžioji ferma, kurioje planuojama auginti 20 000 galvijų. Vieno iš žemės ūkio kompanijos lyderių. Tai labai inovatyvus ūkis, kuris tiesiog nuo nulio, sakykime, pradeda tokią, turi aišku kitus ūkius, bet pradeda tokį didelį kompleksą ir tiesiog rodo, Lietuva visgi turi galimybę, ten Europoje mažinasi, mes čia galim didintis. Nes pagal mūsų plotą, pagal viską, intensyvumą ir tankumą tikrai galim. Gerai, bet mes vis tiek esam su partneriais bendroje sistemoje. Tai kaip tau atrodo, kas laukia šito sektoriaus Europos Sąjungoje, tarkim, per ateinančius 5 ar 10 metų, kai čia prasidės dirbtinio intelekto, skaičiavimai, kurie matyt, jisai dar geriau suplanuos dalykus. Sutinku, duomenys yra pagrindinis variklis šiandien dienai. Su visais ūkininkais, kurie jau modernus, tie supranta, kurie dar ne, supras neužilgo, bet kiekvieną kartą mes kalbam, žiūrėkite, duomenų rinkimas yra pagrindinė jūsų užduotis. Jeigu šiandien dienai tu jų nenaudoji ir nežinai, kaip panaudot, viskas ok, palauk, po 5 metų bus AI-us, kuris tau viską išanalizuos ir pasakys nuo A iki Z.
Tai tas dar tik ateina, bet duomenų rinkimas yra jau daugiau kaip 10 metų ir visa kita. Kad žmonės suprastų, kokius PVZ duomenys renka, žodžiu. Prieš 50 metų mes sakydavom, ten už miško prikūliau, iš to lauko prikūliau, nežinau ten kiek tų plotas, ten 10 ar 15 hektarų, bet prikūliau 20 maišų kviečių ir varsivežiau, nepatenkintas. 90 mes pradėjom sakyti iš to 1 hektaro, nes lauką jau žinom, kad 10 hektarų prikūliau 2 tonas kviečių ir jau irgi čia labai geras rezultatas. Šiandien dienai mes sakom, iš šito 10 cm mes prikūlėm 10 kg. Tai esame kitokios precizikos nuėję, nes kombainas kada kulia, jisai surenka visus duomenis, palydovas irgi analizuoja duomenis nuo pasėjimo iki nukūlimo. Palydovas analizuoja duomenis irgi kvadratinių metrų tikslumu, gali ir tiksliau, bet to nereikia kol kas. Bet kai tu sakai palydovas, tai tą lauką stebi kažkoks aplink žemę beskrendintis palydovų tinklas, žodžiu, ir jis kažką fotkina. Kas savaitę tu gali gauti naujausią informaciją, kaip atrodo tavo laukas. Pagal tai nustatydamas, kurios vietos yra problematiškos, galbūt dėl drėgmės stygiaus, galbūt dėl kažkokių trąšų, stygiaus, tu tada gali pasitikrinti. Gal melioraciją reikia atnaujinti? Taip. Tas tikrai melioracija, šiandien dienai Lietuvos melioracija yra ant kritinės ribos ir daugelis ūkių jau ją atnaujinėja, bet tai labai didžiulė investicija yra. Tai ir tvarkosi taip žingsniui. Tai čia ta sovietinė melioracija išėjo, galiojimo laikas baigėsi. Jau. Taip kaip ir tiltų galiojimo laikas baigėsi. Ne? Viskas kartu, krinta. Tai va, bet... Dar palauk ir daugiabučiai pradės kristi. Tuos restauruojam, taigi irgi renovuojam. Ne visus. Kurių nereikia, tie nugrius. Tai tas duomenų rinkimas, kaip aš sakau, prasideda iš tikrųjų nuo kombaino. Šiaip visi darbai prasideda nuo kombaino. Tu nuėmėjai, gerai paruošiai lauką, nuėmėjai tam tikro aukščių, susmulkinai šiaudą, kad irgi jisai ten paskui suirtų ir panašiai. Surinkai duomenis, kiek tu čia sunaudojai, kuroj tą hektarą, surinkai duomenis, kiek kurioj vietoj buvo derlius. Ir tai yra jau vėl initial žingsnis, kada tu planuoji sekančius darbus, kokiu giliu aš čia skusiu, tada kokią sėklą naudosiu ir kur ją sėsiu, nes irgi galėjau kintamą normą sėti ir kažkur tai ant kalniuko galbūt reikia tankesnį daryti pasėlį, nes ten mažiau vandens ir panašiai. Papėdėjai, kur ten geresnis dirvožėmis ir drėgmės lygis geresnis, gali retesnį, nes jis... Bet taigi sakei, laukai lygus. Ne, lygus, bet nuvažiuojam į Žemaitiją ar Molėtus ir matom, kokie jie lygus. Tai yra visko ir kalnelių, ir papėdžių, ir netgi tam lygiam lauke visada tu turi kažkur tai kažkokią lomelę, kuri visai kitoks dirvožėmis automatiškai. Tai va tas duomenų rinkimas, kaip sakau, nuo javapjūtės ir toliau visur ratu, sėjai, purškiai, tręšiai, visi tie duomenys vėl fiksuojami, jie dedami į cloudą ir atėjus laikui juos tada deep analizės ir kvantinių kompiuterių tik palauksim ir tada bus jau irgi maksimum proveržis. Tai va. Bet einant į automatizacijas visas ir šitos jau tokius inovatyvesnius dalykus, ne? Dronai. Dronas pirmiausia irgi prasideda ne nuo to faino, kuris ten purškia pralekia, ar ten tave gali paskraidinti, ne, didelis, gražus ir galingas, ar gali kažkokį krovinį nugabenti. Bet prasideda nuo analizės ir kuris praskrenda per lauką ir surenka duomenis vėl. Kokie augalai dydžio, ne tam tikras, koks jo fazė augimo, ta prasme, gal kažkoks lizdas yra, kaip pavyzdys, ligos proveržio. Ir jeigu tu žinai, kad visam lauke, ten kažkur tai tik tai pusė hektaro yra problematinis, tu tada jau naudoji droną ir nusiunti jį nupurkšti tik tą plotelį. Arba, jei turi tradicinį purkštuvą, tu duomenis vėlgi įsidėjai į purkštuvą, važiuoja jis visur niekur nepurškia, bet purškia ten, kur reikia. Tai va čia pirmiausia vėl duomenų rinkimas, jų išanalizavimas, pavertimas žemėlapių užduoties ir užduoties atlikimas. Tada eina jau robotizacijos sprendimai, kaip sakiau, pavyzdžiui, autonominis purkštuvas. Skaičiavimais atlikti labai praktiniai skaičiavimai. Vienas ūkis, didelis Amerikos ūkis, naudodavo, iš viso turėjo 7 darbuotojus iš kaimyninės šalies, kur tvorą atsitvėrė.
Tu kai negali kaip pasakyti, kaip Bixi Suit, tai aš pasakau, iš Meksikos, ja? Ir supranti, 7 darbuotojai, reiškiasi 5 traktoriai, 5 prikabinami purkštuvai, 2 trakai, kurie privežinėja vandenį su augalų apsaugos priemonėm. Tai vat komanda, kuri aptarnaudavo visą tą ūkį, kuris, sakykime, ten dirbdavo gal 2000 hektarų sodo. Nes reguliariai reikia purkšti ir važiuoja. Ne? Tai jie paėmė į robotinį sprendimą, nupirko 5 robotizuotus purkštuvus, kurie, platforma, kurioje jau yra variklis, bačka ir purkškimas. Paleidau tuos 5 purkštuvus, paleidau 1 traką ir tada gavosi, kad, o gal 2 trakus paliko, kad geriau aptarnautų, bet esmė, kad vienas tas trako vairuotojas jau yra išsilavinęs, baigęs universitetą, galintis valdyti autonominės sistemas ir panašiai. Ir ne iš Meksikos. ir galbūt net iš tos pačios Meksikos. Mhm. Ir kitas, kuris, kaip sakoma, paprastas vandens privežėjas. Tai sudėjus matematiką ir 5 metų kaštus, investicija į techniką ir technologiją pirmais metais, kada tik investuoja, robotizuotas sprendimas yra brangesnis. Per 5 metus, jeigu tu amortizuoji ir viskas gerai, rezultate gaunasi lygtais 10% pigesnis robotinis sprendimas, bet čia gerų scenarijum, jeigu niekas nesuges, nesustos ir nepasidarys. Mhm. Tai dabar ta technologija dar yra pakankamai brangi. Mhm. Ir jinai atsipirkime visada yra didelis klaustukas. Einam į robotizuotus sprendimus, yra robotizuoti traktoriai, prie kurių, jeigu kas nors žiūri UK garsią laidą Diddley Farms, tai turbūt Top Gearo pagrindinį aktorių, žinai, jisai įsigijo fermą ir galima matyti, kaip jam sekasi. Tai vienas iš tokių jau naujausių serijų pas jį ir atsirado dirvo žemėlapiai, nors šiaip UK labai pažengę yra, bet čia toksai, žinai, toksai pasybiškai parodė. Atsirado irgi pabandymas robotinio sprendimo. Tai robotinis sprendimas duoda darbuotojui arba, sakykime, gal ūkio net savininkui, kuris nemoka operuoti traktoriaus, jį paleisti tiesiog automatu ir daryti darbą. Bet dar ta technologija, traktorius robotas dar šiek tiek klimsta. Nes jie... Bet tai klausyk, Dangi, aš esmės tai klausiu dar ir to, kad ar tu manai, kad mes, didieji verslai toliau investuos Europoje, žodžiu, ir ten išnaudos, valstybių subsidijas, ar mesgi pradėsim pirkti maistą iš kažkur kitur, kaip tavo manimu ta dinamika bus, ar mes užsidarysim, viską pas save auginsim, viską pas save gaminsim, kokie tie yra... Sakykim taip, vis tiek, važinėjai po konferencijas, bendrauji su tuo, žinai, elitų žemės ūkio, ko jie gyvena, koks jų planas, žodžiu. Vis tiek, pagrindinis planas tai padidinti pelningumą, bet kaip jie tai planuoja padaryti, žodžiu, ir kokie vektoriai. Tai aišku, tas, ką minėjau apie ES kryptį. Mhm. ES naikina atskirą žemės ūkio biudžetą. Šiandien dienai mes turėdavom biudžetas žemės ūkiui ir biudžetas ES visam kitam. Mhm. Pramonė ir panašiai. Tai ateinančiam laikotarpį nuo 30-ųjų, jeigu neklystu, ar 27-ųjų jau netgi, viskas bus sujungta į vieną biudžetą. Tai reiškia žemės ūkis ir visa kita viskas sujungta. Tai čia suprask, žemės ūkis gaus mažiau. Ar kaip? Kaip suprašyti? Ar nieks nesikeičia, tik tai susijungia biudžetai? Čia greičiausiai turim suprasti, kad bus kur didesnis prioritetas tie ir gaus. Prioritetas military. Okay. Military. Ir tikrai tikėtina, kad žemės ūkis gaus mažiau. Beveik, visos organizacijos yra tokios organizacijos ES mastu, grūdų augintojų asociacija, kuri, žinai, atstovi savo, sakykime, požiūrį ir panašiai, ir visi supranta, kad tai yra požiūris mažinti ES gamybą ir lygtais jaučiasi toksai labai tokia kryptis,
kad ES reikia daugiau parkų nei eksporto kviečių, kuriuos nesukonkuruojama. Ne? Tai lygtais logiškai mes turėtume darytis taip kaip Šveicarija, užsidaryti kaip uždara sala, visus importus sukelti maisto produktams ir auginti tik tai tiek, kiek patys suvartojam ES. Ir dalintis tarp šalių. Tai lygtais modelis viskas ok, ten matom vakaruose mažėja, čia Lietuvoje ir Pabaltijos šiaip turim didelės galimybės, nes galim plėstis dėl tankumų ir visų kitų dalykų, bet tuo pačiu ES daro atbulai. Mažina, kaip sakiau, sujungia biudžetus, tai nėra jokio prioriteto žemės ūkiui. Užsitikrinimo maistu nėra tokio, kad mes turim užsitikrinti maistu. Jeigu mes nueisim... Čia kaip anksčiau būdavo, kad čia yra prioritetinis dalykas, kad karo atveju nebadautume, žodžiu. Natūralu, ne? Matom, kaip sakau, karo atvejais, kai prasidėjo 20... Kelintais? Antrais metais, teisingai. Tai 22, kai prasidėjo karas, grūdų kaina nuo... Čia turėjau pataisyti, karas prasidėjo anksčiau, bet žinau, plataus masto operacija. Sutinku, visiškai sutinku, kad 14 visą pradžia, ne? Bet prasidėjus plataus masto, tada sustojo visas Juodosios jūros regionas ir taip toliau. Grūdų kaina nuo 230 užaugo iki 500. Tai tu nori pasakyti, kad pirmus kelis metus pasakiškai uždirbo Europos ūkininkai? Ne pirmus metus, tik tai ten turėjom vieną mėnesį, kai, žinai, hitino aktyvūs veiksmai, visi išsigando, visos biržos, visos šalys norėjo užsipirkti atsargas. Nes niekas nežinojo, ar gausim tų kviečių, ar negausim, ir tada moku kiek nori, bet tik tu duok man kviečių. Ir tada kainos hitino, bet jos paskui taip... Bet čia labai įdomu pasakyti, tuo metu, kai hitino kainos, mes savo sandėliuose kažką turėjom, kažkas uždirbo gerai. Visko buvo. Bet buvo ir tokių atvejų, kur sakė, dar palaukiam, dar bus 700 ir paskui jau apjūtės metu ir tą pusmetį nusirito iki 200, 180 ir tikrai vėl ir nuo to laiko ir taip važiuoja tas toksai žemas lygis, bet čia sakau, kaina yra kaina. Kad tau ekonomiškai apsimokėtų, pirmas dalykas, turi suvaldyti kaštus. Kaštus gali suvaldyti tikslumu taip toliau, bet tu nesuvaldysi trąšų kainos. Jinai pašoko nuo 26 metų, nuo tos tradicinės 300-350 pašoko dabar iki 700. Čia gerą klausimą, palėtė temą. Tai užsidarimas nuo Baltarusijos paveikė mūsų ūkininkus, jeigu paveikė kiek smarkiai, ar mes visiškai. Šitą vietą jau senai mes izoliuoti nuo tų rytus pusės mes pamiršė. Tai mūsų visi trašus ateina iš kitur? Ne, tai trašus faktas, trašus paveikė, sutinku, trašus paveikė, nes važiavo ir Kalisinė iš tos pačios Baltarusijos ir labai daug azotinių trašų važiavo iš Rusijos. Bet čia mes sugebėjom apsukti ir pasijungė Kazakstanai, pasijungė Indijos, pasijungė... Žodžiu, tas pačias baltarusiškas nusipirkom iš Kazakstano. Nebūtinai. Galimai, tikrai galimai sutiksiu, kad buvo visko, bet didžioji dalis buvo iš tikrai veikiančių ten gamyklų. Bet ta kaina vis tiek dar buvo proto ribose, o ji pasikeitė tada, kai dujų kaina pakilo. Pakilo dujų kaina, naftos kaina pakilo ir visas šitas pasikeitė visiškai vektorius. Tas nevaldomas ūkininkui tada belieka, kaip sakau, valdyti kaštus, tiksliai dirbti ir mažinti kiekį kažkiek trąšų ir tada užauginti gerą derlių. Nes netgi jeigu kaina nėra pati geriausia, jeigu tu užauginsi tą thresholdą, thresholdas dažniausiai būna priklausomai ūkis skirtingai, 6 tonos, jeigu ten ūkis daugiau taupo, gal ir 5 tonos gali būti thresholdas, sakykime, ir tada jau ką užaugini above, tai jau tavo pelnas gali būti. Bet tai klausyk, iš to, ką aš girdžiu, man peršasi tokia nuomonė, kad jeigu mes užsidarysim, ES kontroliuosim tas kainas, tai šitas sektorius bus toks, jis bus vos ne kaip nacionalizuotas, pavadinkim taip kabutėse, europeizuotas, žodžiu, kad tu ir ten tada jau galima taikyti kokį nors, žodžiu, žinai, gero ūkininko elgesio tenais, šitagi kaip ten Kinijoje kodeksą, žinai, ten kur balais, pavyzdžiui, ūkininkas nepatiko, ten pasakė, ką nors Facebook'e negerai, minus, iš jo ten mažiau perki, nes tu turi vieną, ta prasme, kažkokį tasme centralizuotą reguliuotoją.
Nu, čia aš, aišku, juodą tokį šaržą varau, žinai. Aš suprantu. Turbūt nebus taip, kad jau visiškai kontroliuojamas, mes ir taip šiandien dieną esam kontroliuojami žemės ūkyje pagal visus, kaip sakau, kokybės ir visus kitus standartus, bet kadangi yra visgi skirtingos šalys, vienose regionuose, vyrauja cash cropai, kaip mes sakom. Jeigu Lietuvoje vis tiek kalbu daugiau apie kviečius, pienas ir panašiai, tai Olandija, Belgija mes turim, kur ten bulvės, tie patys svogūnai, tulpės, ir visos kitos kultūros, kur... Gerai, kad mes dar tulpių nevalgom Lietuvoje. Valgyti nevalgom, bet eksportas būtų geras. Šiaip tą rinką turėti, bet dėja ne viską gali turėti. Kažkas tai užsiėmęs tą rinką ir tu negali ten įeiti. Tai aš tulpių užauginti ir parduoti mes negalim, žodžiu. Ne. Ten yra kažkokie reikalavimai, ar mūsų dirvožėmis netinka? Visos kultūros, kurias augini, aišku, pirmiausia, jie turi licenciją, nes ta prasme, sėklinė kultūra, yra, pavyzdžiui, tam tikra veislė, kad tu galėtum sėti kviečių, tu ją turi įsigyti, pirmiausia. Tada, jeigu tu auginsi tenais tas pačias tulpes, kažkur tai realizuoti jas turėsi. Gal vietiniai rinkoje kažkiek realizuosi, bet jeigu tu nori uždirbti, tu norėsi auginti sėklinę medžiagą kitiem augintojim, ką ir daro Olandai labiausiai. Paskui, kas eina Olandijoje labai šiltnamiai, Olandai ir Ispanai, proveržiai šiltnamiuose irgi iš vieno kvadratinio metro jie uždirba tiek, kiek mes iš 1 hektaro uždirbam. Tai... Kas trukdo šiltnamių, strategijas Lietuvoje įgyvendinti? Ir ten auginti kokios nors, nežinau, agurkus, pomidorus, pipirus, ten whatever, žalapenus, jalapenus, ką tenais. Čia viskas, jeigu taip kalbant, tai dėja žemės ūkio strategijos nėra. Žemės ūkis yra išskirtinė šaka, lyginant su bet kuriuo kitu verslu, kad tu turi rezultatą tik tai po 1 metų augalininkystėje, kaip pavyzdys. Va dabar, skaitykim, jau prasideda šiandien dieną javapjūtį, tai sėja bus rapsai ten rugpjūtį, kviečiai rugsėjį ir kita javapjūtė bus tik tai po metų. Tai reiškia, ką tu sudėjai, ką tu padarėjai, kaštus ir visa kita, tai po metų rezultatą matai. Tai yra, dėl to yra, jeigu tu sugalvojai kažką tai pakeisti augalų struktūroje, pereiti į bulvininkystę ar dar kažką, tai tau reikia vėl kitų metų, kol tu nuimsi derlių, tada pasodinsi ir tada vėl nuimsi. Beklausyk, kokius pomidorus ar agurkus ten su šildymu gali non-stop auginti? Tai augina Kietaviškės, puikus pavyzdys, ima 2 derlius. Ir jie rotuoja, ta prasme, žiemą vasarą tą augina. Daro pertrauką kažkuriuo momentu, turbūt šalčiausiai, nežinau, bet tas sukasi visai sėkmingai. Bet vėlgi, vidaus rinka. Mes esam tik 3 milijonai, kiek suvartojam, tiek suvartojam. Ir daugiau šiltnamių nereikia. Tai kad taip suprastų žmonės, pavyzdžiui, pomidorai ir agurkai. Tai kas čia yra Europoje tie centrai, kurie tuos dalykus išeksportuoja? Čia kokie ispanai? Taip, faktas, ispanai, jiem nereikia šildyti, ten vienas iš didžiausių Ispanijoje, netgi jeigu pažiūrėsite Google Maps, tai rasi vieną plotą, kur turbūt 100 ir 1000 hektarų yra po plėvele. Tiesiog net iš Google Maps matosi. Wow. Didžiausi plotai. Bet aišku, jie yra paprasti šiltnamiai, tiesiog šiltnamiai, dideli plotai su ventiliacijom ir taip toliau. Moderniausi šiltnamiai yra Olandijoje, kurie yra ir šildomi, ir kurie yra aušinami, ir kontrolė klimato nuo A iki Z. Aišku, moderniausio ūkiai, kas yra į tokį išskirtinį, jeigu nuklystam jau į tokius egzotikas, sakykime, iš dalies. Tai yra vadinamas kada kažkokį mandrą žodį bandai pasakyti. Mandrą žodį ir kaip tyčia mano baigiamasis darbas buvo su šito visų produktų susijęs. Ir tu galvoji, kas per žodis? Vertical farming. Vertical farming. Tai turbūt irgi daugelis esat girdėję apie vertical farming ir tai buvo labai didelis trendas prieš grubiai 10 metų, kada tas įeidinėjo, nes vertical farming yra, kada mes keliais aukštais auginame bet kokią produkciją. Aišku, geriausia yra leafy greens, kas sukasi ten kas mėnesį, kas 30 dienų pasodinai užaugo, nupjoviai, pardavai.
Toliau, aišku... Čia supras, kas ten... Salotos, jo. Mhm. Salotos pats populiariausias ir svarbiausia, mes turime vertical farming pavyzdį Vilniuje. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, norėjai pasakyti. Nuimi derlių, greitai atauga, žodžiu. Kas 4 metai ten. Dažniau, kai yra specifinių šakų, kur dažniau. Jo, bet čia yra išskirtinis projektas ir mes turim tą projektą, vertikalaus ūkis, Leafy Greens kompanija, kuri augina ir vis dar ieško turbūt savo nišų, bet jie pradėjo grubiai prieš kokius 4 gal metus. Kartu investicija iš Azijos vienos šalies investicija, jie investavo dėl to, kad technologiją turėjo, Lietuvoje. Ne Kinija. Ne, jokio būdo. Vietnamas, man atrodo, ar Taivanas. Greičiausiai Taivanas. Vietnamas yra gerai. Tai šis ūkis yra išskirtinis tuo, kad ir parduotuvėse galima rasti jų produkcijos. Ir išskirtinis yra tuo, kad mes uždaroj sistemoje pasodiname sėklas, jas sudaiginame, tada padedam į lentynas, duodam apšvietimą, duodam orą ir CO2 kiek reikia. Čia žinai, kaip kokie nors free range vegetarai sakytų, nemato žolytė, net saulė šviesos. Sutinku, atrodo iš vienos pusės labai artificial, viskas dirbtinai, padaryta, bet šitoj vietoj mes ką labiausiai laimime, mes ką tu minėjai prieš tai, kaip čia su tais purškimais, ar čia per daug, ar ne per mažai, ar čia mes maistą gaunam saugų. Tai čia mes, kadangi turim uždarą sistemą, mes apsaugome nuo ligų produktus ir apsaugome nuo kenkėjų. Tai jų purkšti niekada nereikia. Jie tiesiog gauna šviesą, jie tiesiog gauna maistinės medžiagas, reiškiasi trąšas ir visą kitą per šaknis. O tai neatsiranda kokį nors kenkėjų, jie kaip nors, nežinau, neišsivysto? Dažniausiai ne, jeigu neįvyksta kažkoks protrūkis, kažkas tai užnešė ar panašiai, nes tu pasodini sėklą, kuri yra dezinfekuota, taip toliau, sakykime, dirvožėmis dezinfekuotas, viskas uždara, ten šliuzai praeidinėdamas irgi esi dezinfekuojamas ir panašiai. Tai unikali sistema, tik tai jinai labai reikalauja didelių elektros kiekių. Ir kada elektros kaina pakilo, labai daug Europos Sąjungoje, ypač labai tas buvo populiaru ir toj pačioj Prancūzijoje, UK ir Belgija turėjo, šiaip US labai daug turėjo didelių kompanijų, kurios buvo ir reizinę didelius pinigus ir tiesiog turėjo užsidaryti, nes matematika visiškai nesuėjo. Čia kokia Islandija ar Norvegija geras verslo modelis, žinai, kur elektros energija gali būti vos neuždyka. Tai tokios šalys tikrai prioritetas, bet yra ir sėkmingi pavyzdžiai, kur lietuviai Jungtiniuose Arabų Emyratuose daro tokį panašų verslą, kur turi uždaras sistemas. Lietuviai daro Jungtinių Arabų Emyratuose, papasakok, čia tie lietuviai, kur po to investuoja į tas tokias didelių lūpų, žodžiu, būtybės. Investicija, sakykime, yra lietuvių, kurie tiesiog išmano gerai ir, sakykime, baigia ir mokslus ir su tuo susiję šiltnamių sistemas arba uždaras sistemas. Ir augina tas pačias, pavyzdžiui, dykumoje augina braškės, dykumoje augina tas pačias daržovės visas, arba augina vienam levelį, arba augina keliuose irgi leveliuose, nes dykumoje yra kitas iššūkis tas karštis. Tai tu turi kontroliuoti, kad būtų vėsu, kad būtų tos sąlygos kokybiškos ir panašiai. Tai jeigu grįžtant vėlgi į čia mūsų tas realijas ir kas mūsų laukia, tai 2 keliai. Arba Europa užsidaro ir sudeda taksus visiems importuojamam produktam, ir automatiškai stipriai subsidijuoja ar visokiais kitais būdais verčia, kad ūkiai mažintų intensyvumą, tiesiog ūkių mažėtų. Kaip sakau, Olandijoje nuperka gyvulininkystės ūkį ir ten įsteigia parką. Net, ta prasme, nestato dangoraižių ar kažko kito, tiesiog rekreaciniam reikmėm paima tą plotą. Tai ūkininkai tokį savitą IPO gauna, žodžiu, turbūt trečią ar antrą pakopą išsimoka.
Nu, okei, o tai koks kitas kelias? Tai va, tai jeigu mes taip užsidarom, susimažinam kiekį ir taip kaip Šveicarijoje, tada kokybišką maistą auginam, turim tą tiksliai tiek, kiek mums reikia ir nedaugiau, ne? Kažką importuojam, ko negalim užsiauginti, bet šiaip imant visą Europą, pakankamai daug ką mes užsiauginam. Nu, tai avokadus ir passion fruitus vis tiek reikės importuoti, žodžiu. Tai čia tas juokelis apie avokadus, kurie skraidinami su lėktuvais ir avokadai vienam užauginti, žinai, kiek reikia vandens? Nu, kažkur girdėjau, bet nežinau. Nu, apie 100 litrų. Įsivaizduok, tam avokadai, kuris mes tepam ant duonėtis. Ir labai, sakom, sveikai ir environment friendly. Environment friendly. Nu, bet žinai, gal ten iš kokių kraštų, kur ten tropiniai lietus, tai... ne, ten irgi lygiai taip pat, žinai, klimato sąlygos auginami avokadai, kur labiausiai, Čilė ir Argentina, va čia tie regionai, kur nėra ten labai, o ten tokie turtingi. Nu, taip, bet ten, žinai, klimatinės, manau, šiek tiek kitokios, bet jo, vandens gal jie turi ten biškelį, nu, ir nėra tu. Negi dabar suksi galvą avokadą pirkdamas. Nu, gerai. Arba pistacijų. Nu, va. Nu, bet... Tai va, tai vienas kelias, kaip sakau, užsidarom ir čia pasidarom tą, bet yra didelė rizika, kad kaip pavyzdys, jeigu yra sausra, derlius sumažėja, grubiai gali sumažėti ir 50%. Ir mes turėjom 18-19 metai visoje Europoje buvo labai sunkus ir sumažėjimas, pavyzdžiui, ypač va šitas žalinimo aspektas, kada pradėjo spausti ES, kad jūs mažiau auginkite, taip toliau, žinai, geriau vat mes duosim išmoką, kad tu pievą auginsi, arba 10% buvo toksai irgi reikalavimas, 10% visos savo dirbamos žemės turi būti nedirbama. Gauni išmoką ir viskas, tipo nedirbk. Ir Vokietija, ta, kuri buvo trejetukį kviečių eksportuotojų, tapo importuotoja 23 metais ar 4 metais, o čia. Na, tai jie, žodžiu, atominės atsisakė, auginti nebeaugina. Gamyklos išvažiuoja. Ten aiškus vektorius yra, man atrodo. Tai va, tai aš tikrai bijau, kad jeigu mes paimsim tą tokį triggerį ir sakysim, kad čia viskas ok, jeigu tik kas atsitinka, vat sausra ir panašiai ir mes badaujam. Nu, tai čia jeigu užsidarom. O koks kitas kelias? Atsidarom laukiniam vakaram ir pradedam konkuruoti su visais. O kitas kelias, taip, eiti, atsidaryti ir visą tą produkciją pirkti. Va dabar yra Mercosun, toksai labai garsus, turbūt girdėjote, irgi čia visur skamba Mercosun susitarimas su Brazilija ir visa Pietų Amerika šalim, ta rinka. Ir jo susitarimo esmė yra, kad Europa galės eksportuoti automobilius be taksų, dar kitą produkciją, kurią čia gamina, o jie galės importuoti daugiau jautienos, importuoti daugiau kitų žemės ūkio produktų. O tai ką jie mums atsiųščia? Tai sakau, jautiena ir kiti maisto produktai. Tai vadinasi, kadangi ten tai yra padaryti pigiau, mūsų ūkininkams... Ženkliai pigiau. Įdomus tyrimas, labai ta tema buvo padarytas. Vokiečių ir Olandų šitie reporteriai nuvažiavo tiesiog į Braziliją, nueina į vetvaistinę, sako, žiūrėkit, aš turiu čia jaučių fermą didelę, man reikia antibiotikų tokiem ir tokiem, ten liga man yra, prašau, duokit. Gerai, sako, dėžį. Jokios kontrolės, nei koks ūkis, nei kokiam galvijoj, nei kas ten kokį kiekį naudos. Žodžiu, ta mėsytė, kuri iš Pietų Amerikos atvažiuos, bus tokia gerokai paturbinta. Tai ir pirmoji, kuri atvažiavo ir buvo jau čia jau vis kiekvieną kartą, kas atvažiuoja, vis kyla klausimų su kokybė kažkodėl. Bet verslo dylas geras. Nu, kažkam tai geras. Tai turbūt visgi ateitis neišvengama tik vienintelį. Ta prasme, mažinti darbuotojų skaičių ir mažinti kaštus. Nes tas skaičius, ką mes kalbam apie tą vieną darbuotoją dirbantį ten 200 hektarų ar panašiai, pienininkystės, aišku, ūkiai yra kiti skaičiai, jie intensyvesni, bet turim visada vertinti, kad šiaip žemės ūkis Lietuvoje sukuria su visa industrija. Maisto perdirbimo, visa pramonė ir taip toliau apie 10% BVP. Tai yra, tikrai ženkli dalis. Ir tas pats procentas BVP nuo 7 iki 12 svyruoja beveik visoje Europos Sąjungoje.
Ar mes paimsim tą pačią Vokietiją, Daniją, ten daugiau arba mažiau, Danija daug eksportuoja. Bet čia kas nors pasakytų, kad žinai, ten inovatyvūs ūkininkai persiorientuos ir kažkur kitur sukurs verslus ir kompensuosim gal ar netgi laimėsim iš to BVP dalies. Nu, bet maistas yra mūsų turbūt saugumas. Valgyti reikia kasdien. Ir turim vat projektų, ne? Kažkas tai norėjo Lietuvoje irgi pastatyti, žinom kas, bet norėjo pastatyti vabzdžių lervų fermą, kuri perdirbinės atlikusi maistą, ne? Ir iš to gaminsim baltymas. Nu, lygtais logiškas, ne, žiedinės ekonomikos toksai labai geras pavyzdys, tik tai, kad Lietuvoje ir Europos Sąjungoje niekas tų baltymų nenori. Kaip pasakė, kad mes gal į biržų duoną įdėsim procentą, įdėkit, žinai, nu vis tiek, nes baltymas tai kokybiškas, jis tikrai geras. Tai geras baltymas. Tai kodėl mes tų lervų bijom, žodžiu? Nu, čia kažkoks pasąmoninis, žodžiu, psichologinis dalykas. Jo, mes nesame Azija. Azijoje valgyti vabzdžius yra labai natūralu ir jokių ten nėra dėžavų ar kažkokių kitokių dalykų. Mums tai nėra priimtina, tai yra mūsų turbūt kultūros dalis ir į maisto pramonę tikrai niekas nenorėjo to integruoti. Biržduonos kanėlė nusipirkė, o ten... Sparnelis. Neperdirbtas, išlindo. Tai va, bet ta vieta, kur baigėsi, kad ieškojo rinkos tada, aišku, gyvuliam pašaram, tada nesukonkuruoja su kitais produktais baltymais ir projektas nepaėjo, dėja net nepasistatė tą gamyklą. Tai yra gražių pavyzdžių, kur galėtų būti kitoks, ar ne žemės ūkis, ar kitoks maisto produktų gaminimas. Aišku, žinom ir dirbtinę mėsą, kalbam kažkiek tai apie ją ir dirbtinius visus produktus, bet čia brangu kol kas. Gerai, čia pačiai pabaigai papasakok, kas yra dirbtinė mėsa, kad visi suprastų, kaip užaugina dirbtinę mėsą. Ar tenai būna, tipo, skiriasi jautiena, kiauliena, ten paukštiena. Žinoma. Tai kas ten kaip tas reikalas vyksta, žodžiu? Na tai kaip čia reikėtų, turbūt jau ne mano kompetencijoje visai, reikėtų biologą tau pasikviesti ir panašiai. Nu, iš tavo knowledge. Bet tai paimant, mes paimam vieną ląstelę, ar tai jautienos, ar tai kiaulienos, ką norim auginti, aišku. Paimam tą kamieninę ląstelę ir ją tiesiog bioreaktoriui vadinamam auginam, dauginam, skaldom. Nu gerai, bet tai paėmėm dabar vištienos tą kamieninę ląstelę. Jeigu aš noriu tos šlaunelės arba krūtinėlės. Gali pakreipti. Tu gali paauginti ir vien šlaunelieną, vien krūtinieną, žodžiu. Taip. Tas, aišku, procesas brangus šiandien dienai, daug reikalauja elektros, laiko ir panašiai. Ir skonio prasme jis irgi atitinka lygiai tą patį, ką originaliai. Nu, čia ir žmonėm mane pradeda organus auginti tuo būdu ir panašiai. Ir beje, vėlgi čia turim pakankamai labai stiprią sritį Lietuvoje. Mes Thermo Fisheris ir visi kiti biotechnologijų specialistai ir gamyklos, jie tą ir daro. Ne? Jie augina baltymus, jie augina molekulės, ląsteles tai yra, ir jas paskui tyria ir panašiai, ką daro. Tai va, tose pačiuose bioreaktoriuose yra auginama ir mėsa. Tai žodžiu, ir tekstūra, ir skonis, viskas yra, žodžiu. Gali išgauti. Gali savo kramtyti. Nu, tai, bet tu nežinau, kiek sudaros, tarkim, yra ten kažkokios gyslos, žodžiu, ar ten, žodžiu, štai, nežinau, kraujotakos sistema, ar nėra, ar čia kažkaip kitaip susiformuoja. Čia gauni gryną raumenį, ne? Gryną raumenį tiesiog. Gerą, kokybišką mėsą, iš tikrųjų. Bet kaip sakau, šiandien dienai pagaminti ją yra labai brangu. Dėl skonio turbūt visi irgi galim ginčytis, ar tai gerai ar ne, ir vis tiek kažkaip vis dar norim to natūralumo, ne, ir jei Europos Sąjungos pažiūrėsim visus reikalavimus, tai kaip tik skatina, kad galvijai išeitų laisvai į lauką, ne, kad jie turėtų daugiau erdvės, jų gyvūnų gerovės reikalavimai yra labai aukšti. Bet žinai, pagalvoju ten apie tą gyvūnų gerovę, kokias nors tenais paukštininkystės, pavyzdžiui, kur tenais esu girdėjęs, kad važiuoja višta konvejeriu, pravažiuoja užlaidėlę ir jau viskas supakuota, žodžiu, ten, jau jos ten susmulkinta, nulupta ar nupurkšta, kaip ten, žodžiu, nukaitinta. Ne, perdirbime taip yra, tai perdirbime tai... O auginama ten kokiam nors gardė, žinai, tai mūsų jaunystės laikais tai buvo free range'as, babutė paėmė čia, žodžiu, free range'as pabėgiojo, dar biškį pakrapino, dirba.
Nu, ir dabar yra tų natūralių ūkių, ne, kurie tikrai stengiasi ir free range'us ir panašiai, tas grįžta, jeigu yra klientų, kurie gali už tai mokėti, ne, turim labai sėkmingų pavyzdžių ir Lietuvoje. O valstybė remia šitos tokius ekologiškus dalykus kažkaip daugiau negu... Ekologiškai yra remiami. Ekologiniai yra remiami, nes ekologija yra toks biški prioritetas, nes ekologiškai tu auginamas ir tu kviečių mažiau užauginsi, ir tie galvijai lėčiau auga ir panašiai, natūralu. Ir šiek tiek produkcija, jeigu tu tiesiogiai realizuoji, tai tikrai gali gauti daugiau, natūralu už ją, nes kokybiška tikrai mėsa yra vertinama, lietuvių jau irgi. Bet tai galvoti apie reaktorius, kiek čia galima to free range'ų. Klausyk, Dangi, mes žiauriai su tavim gerai pavarėm, ta prasme, artėjom prie 2 valandų, ta prasme, Įpusėjom. Tu nori kaip Joe Rogan style, žodžiu, 4,5 valandas. Tai sekantį kartą mes turėsim čia cigarų, kitų dalykų, kad, žinai, ilgiau būtų. Tai... Kaip ir kalbėjom, pereisim į tą naują lygį. Jo, Dangis tik atėjo, sako, klausyk, sako, tau reikia jau investuoti, žodžiu, baigtą mygtuką spaudžius, pradėjo man pasakot, nors pats supranta, kad konferencijoje įsijungia ir išsijungia mygtuką, žodžiu, bet jo, viskas faina, mes bandysim pagal tamstos tą, žodžiu, robotizacijos analogiją, žodžiu, kažką tokio irgi daryti. Tai aš visgi dar noriu sugrįžti prie to, ta prasme, būni tenai su tave, žodžiu, sakykim, taip tuo elitu, tai tuo žemės ūkio, tai kaip jie linksta į tai, žodžiu, kad visgi padarysim čia visišką parką ir pinigus darysim tos korporacijos europietiškos, ten augins, nežinau, Azijos stepėse, ten kažkur kitur dalykus, ar visgi ta Europa užsidarys, nepanašu, kad neužsidarinėja, ta prasme, žiūrint iš to, kaip ten mes... bendraujam ir su ta pačia Kinija. Tokios yra dvi žinutės, kaip sakau, viena lygtais atrodo norim remti ir išsaugoti, antra, kad norim viską importuoti. Bet jeigu taip globaliai pasižiūrėsim, paskutiniai tenais turbūt 30 metų buvo globalizacija, viskas judėjo, ne, Kinija, tenais US, Europa, visiems čia viskas fainai. Šiandien dienai matom vėl, kad centralizacija grįžta, ne, gamyba ir viskas tik tai US. Bet Europoje tai nevyksta. Europoje vyksta priešingi procesai, pavyzdžiui, ta pati Vokietija. Tasme, Volkswagenas, žodžiu, auto juda, žodžiu, iš Vokietijos, kiti dalykai, tai gal Europos, žinai, toks tikslas giluminis yra harachiri, bendras ten, jūs ten nebeauginkit, žolytę, patys nebesidauginkit, žodžiu, pasidžiaukit, duosim jums pinigų, žinai, ir po to ateis nauja kuriai. Čia turbūt toks juodžiausias scenarijus, bet manau, kad prakeliavom mes per tuos skirtingus laikotarpius, kaip sakėme, 91 ir ta okupacija mūsų net pragyveno. Bet žinai, kokie nors Europoje tie 91 tai buvo tiesiog proceso spartėjimo dalis, tai nebuvo ten kažkoks naujas chapteris kaip pas mus. Visiškai sutinku, tada buvo globalizacija, pas juos ten visiškai viskas fainai, bet aš manau, kad ir Europa visas galimybės vis tiek turi, nes ūkiai, kaip sakiau, ir Lietuvos, ir Europos yra labai modernus. Mes turim labai dar didelę dalį tie, kurie tiesiog neefektyvūs, yra hobby farmai, tie vadinami, kur tiesiog turiu darbą ir dar tenais apsidirbu kelis tuos hektarus ir kažką užauginu. Tai ateitis yra turbūt ateinančių metų tokia, kad tų mažųjų ūkių mažės. Kaip sparčiai tuos hobistus pirkinėja bendrovės Lietuvoje? Yra kažkokia, nežinau, pagreitis tame reikale, žodžiu, ar panašus procesas vyksta nuo įstojimo Europos Sąjungą? Tai turbūt galima paimti galbūt skaičius, melžiamų karvių skaičius. Ne? Lietuvoje per 10 metų sumažėjo karvių skaičius apie 30%, nuo 30 tūkstančių iki 20 tūkstančių, grubiai. Čia sakau, grubiai. Bet pieno kiekis, primelžiamas pieno kiekis sumažėjo tik 13%. Tai rodo, kad dalis tų neefektyvių ūkių užsidaro ir viskas pereina į profesionalius ūkius, kurie, kaip sakau, dvigubai, trigubai daugiau efektyviau dirba ir rezultatą pasiekia. Tai tas spartėjimas labai sudėtinga suskaičiuoti, nes statistika Lietuvoje yra tokia labai iškreipta. Turim daug sofos ūkininkų, kurie deklaravę savo ūkius, bet niekada ten nebuvę tom ūkiai. Ten pievą deklaravę turime ir vadinasi ūkininkai.
pievą deklaravę, arba dar turim labiau jau neteisingą reiškinį, kada dirva priklauso, sakykime, laukas, nepriklauso žmogui, kuris, kaip sakau, nedirba jo. Ir sako ūkininkui, žiūrėk, tu gali dirbti, bet aš deklaruosiu, kad aš jį dirbu, aš gausiu išmoką, aš pasimsiu kurą, o tu tik tai gali jį nusišienauti arba gali pasisėti man vienodai, bet tu jau nedeklaruosi. Netgi iki tokio lygio daeinam kartais. Yra. Tai čia normalus biznis bus. Tai tokiu atveju turim. Bet čia ir vyksta tas pokytis, ypač va šitos krizės, nes šiuo momentu, va šie metai ypač, yra krizė dėl grūdų kainos, krizė realiai dėl pieno kainos. Yra žemiausios istorija, praktiškai tai per 10-metį vienos iš žemiausių. Ir jeigu va, tu nesi tas rimtas ūkis, gerai, žinai, įsitvirtinęs ir teisingai investavęs, teisingai besiplečiantis, galintis naudotis bankiniais pinigais, investicijom ir panašiai, ir aišku, nesi perinvestavęs. Nes ką mes pastebėjom Estijoje, kada buvo pakilę čia palūkanus prieš 2 metus. Ūkiai yra labai dideli, labai daug investavę į tvartų statybas, į kitas naujas technikas ir panašiai. Ir kai tu turi aukštą kreditą, automatiškai palūkanų susimoki visą savo pelną dažniausiai. Tai tie ūkiai tada 2-3 metus negalėjo visiškai investuoti nieką. Tiesiog, žinai, išlaukė, kol pagaliau prasisuko. Ir ant galo bankrutavo Estijos kooperatyvas pieno, kurį tikėtina greitų metų nupirks lietuviai. Žodžiu, LDK tęsiam tradiciją, dabar žemės ūkį užkariausim kaimininės šalis. O šiaip kaip tu galvoji, kas bus su Ukrainos ūkiu, žodžiu, hipotetiškai įsivaizduokim, karas baigėsi, tarkim, šiais metais. Kas vyktų, žodžiu, kokias būtų, nežinau, muštynės, dalinės prie viso šito? Nieko daug nebūtų, aš manau. Nieko daug nebūtų. Tikrai ūkiai yra suformuoti ūkiai, kaip ir sakiau, dideli holdingai, yra tų mažesnių ūkelių, ten po 3000 hektarų, tai čia tas pats kaip pas mus 50 hektarų. Tokiam skaliai, žinai, jie laikosi, nes jie tik tai sunaudota technika dirba, bet pavyzdžiui tie ūkiai, kurie yra konglomeruoti, va tokie ten 500 000 ir panašiai, jie dirba su pačia moderniausia technika, su to pačia, ką mes dirbam. Nėra ten jokio atsilikimo. Tik jie turi galimybę ant kaštų sutaupyti inputų mažindami ir žmonių darbo kainą. Tai jeigu... Ir matyt, gali visokiais genetiškai patobulintais dalykais ten trešti ir panašiai. Nekontroliuojami dalykai, realiai, laukiniai vakarai vadinami. Tikrai daro tai, kad tik tai būtų pelnas ir tiek, žinai, kad tu ir užauginti tą vištą greičiau ir panašiai. Tai aš manau, kad jeigu atsipalaiduoja, visa situacija stabilizuojasi, kažkas tai nori investuoti, turėjom mes tą situaciją kokiais 2010, kai Lietuvos ūkiai, kai kurie didesni kooperaciniai ūkiai nusprendė, kad galėtume irgi paūkininkauti Ukrainoje. Tada buvo galimybė tikrai laisvai. Ir nuvažiavus į Ukrainą, jie suprato, kad ten taip kaip Lietuvoje nėra, ten visi per pažįstamus, visi per įtakas. Ką tu nori pasakyti, susidūrė su gera korupcijos banga, žodžiu? Ir baigėsi tuo, kad pavyzdžiui pačios derlingiausios dirvožemiai, kurie yra, tai ten jie nesvajok, nes tiesiog tu būsi sutvarkytas. Tu gali ūkininkauti pačiuose lieviausiuose, pelkėse ir visur kitur. Bet tos pačios lieviausios yra dar biški geresnės nei Lietuvos vidurkis. Tai kaip ir verslo modelis? Kaip ir iš dalies galima. Tikrai toks geografinė plėtra tikrai yra galima ir kai kurie ūkiai, tokie, kurie didesnės korporacijos Lietuvoje dirbančios, jos tikrai galėtų surizikuoti, bet klausimas, ar tu paneši tą riziką, ar tu pasiruošęs. Bet klausyk, pavyzdžiui, kas liečia maržas, tarkim, kokias ten maržas, tarkim, jeigu tu ūkininkauji Ukrainoje, tarkim, tu ten esi tas didelis, žodžiu, tos kontrolės nebuvimas, darbuotojų kaštų mažumas, kokia tavo marža, žodžiu, tarkim, plius minus. Čia turbūt galime skaityti galbūt ir Lietuvos atvejį prieš 30 metų, prieš 20 metų, taip grubiai 20-30 metų tam laikotarpyje. Lietuvos ūkininkai irgi galėdavo uždirbti,
tikrai ženklės, gal net ir 30% maržas. O dabar turim kelių procentų. Dabar jeigu 10% tose ribose ten mes žaidžiame, tai yra labai gerai, viską tada gerai darai. Supratau. Nu jo, įdomu, tai klausyk, kadangi mes pabandysim, pažiūrėsim, kokia reakcija yra žiūrovų į naują, kaip sakoma, edukacinį projektą, kurį mes čia, žodžiu, galbūt kažkokių tikslinių temų bus, tai jūs iškart parašykit ir pasikviesim dar kartą. Visada pasiruošęs tikrai dalintis, nes kaip ir sakau, žinių yra daug. Informacija nuo A iki Z. Pačiai pabaigai paklausiu, tai ar netapsi kokios nors sporto federacijos prezidentų, neišsirinkai sporto šako, žinai? Vat girdėjau tavo, ten kolegos, žodžiu, moterų krepšinių užsiema, gal turėjau kokių idėjų? Kiekvienam savo ir savo laiku. Supratau, bet planuose, žodžiu, ja? Neatsisakysim. Gerai, tai ką, tai dėkui tau už skirtą laiką, visgi teko tave atmušti nuo darbų, žodžiu, kaip matom, Sisutas per daug neperkrautas darbais, aš aišku dabar šaržuoju. Tai va, tai dėkui Dangiui, dėkui visiems, kurie žiūrit ir ką, iki kitų kartų. Iki.